kiek jūsų kantrybė leis ir sveikata ir kiek interesas bus pabandyti papasakoti ir pristatyti visą tą parodą dar šiandien trečią kartą, per atidarymą nebuvo pristatymo, 2 šeštadienius pristačiau parodą ir pabandysiu šiandieną dar šiek tiek pakomentuoti ją ir pristatyti jums visų šitą ekspoziciją. Jeigu kalbėti apie šitą parodą, reikia kalbėti pirmiausia apie mūsų, tautos kultūrą, apie lietuvių kultūrą. O kaip toj dainoj mini, kad lietuviais esame gimę, tai jeigu jau mes gimėm lietuviais, tai mes ir gimėm tam tikram kultūriniam areale, tam tikrose kultūrinėse erdvėse. Ir visą tai, ką aš čia nutapiau šiuose paveiksluose ir kas yra eksponuojama, tai eksponuojama yra tai, kas esame mes. Yra jūs, aš irgi tame tarpe ir pabandžiau pavaizduoti tai, kas yra mūsų tautos, sakyčiau, tam tikri dvasiniai klodai, tam tikras gelmės. Ir visą tai išreikšti tapybos ir spalvų ir paveikslų suformuotų pagalbą. Tai šitai, kad perteikti, man prireikė 4 ciklų paveikslų, išvyščiau 4 ciklus. Ir pradėjau nuo pirmojo ciklo ir taip jau kaip man sekojo tapėsi visi šitie paveikslai. Tai pirmas ciklas yra raudų ciklas, kuris eksponuojamas pradžioje ekspozicijos. Yra kaip tik pats, taip jau žiūrint iš tokios egzistencinės pozicijos, gal ir liūdniausias, bet nemanyčiau, kad tai liūdniausias, galbūt ir pats rimčiausias, nes ten yra tose paveiksluose vaizduojama tas žmogaus būties momentas, mirties momentas, ir kuriame susikoncentruoja visos mūsų tradicijos, visi mūsų papročiai ir visos mūsų paslaptis apie šį ir anapusinį pasaulį. Tai tikrai, šičia matau ir vyresnių žmonių, ir jaunesnių, kas yra, tikrai jūs visi puikiai žinot šitos mūsų papročius, tos ritualus, kuriuos atliekam, kada artimieji mūsų palieka šį pasaulį. Ir tas momentas yra mažiausiai deformuotas tarybiniu laikotarpiu, nes tas laikmetis daugiau domėjosi gyvaisiais, jiem nebedomino, kada žmogus jau išeidinėjo, tai jie tų tradicijų ir nepalėtė, jie nesuardė mums tų tradicijų. Sakyčiau, jos išliko labai gražiai, kaip čia, nedeformuotos. Ir tie papročiai mus tikrai labai mumise giliai klodo mūsų pasąmoniai, sakyčiau, ir tikrai, kada tie ritualai atliekami, ir kitą kartą, jeigu paklausiu žmogaus, sako jisai, kodėl tai atlieka, sako, taip reikia, toks paprotys, taip mano tėvai seneliai darė, ir taip mes darom, ir taip, aišku, auga jaunoji karta, jaunimas, kurie tai mato, ir jie tos papročius tęsia. Tai į tos papročius įeina visa tai, kas ir pirmo ciklo ir nefrokulto, aš pavadinu, tai yra mirusiųjų garbinimas, yra mirusiųjų santykis su mirusiaisiais, su anapusiniu pasauliu, kuris yra, mūsų turim tokią nuostabią dieną, vėlinį dieną, kada mes visa Lietuva sukyla ant kojų ir juda į visas kapinaitės, ir yra tas labai gyvas dvasinis bendravimas su mūsų protėviais, tėvais, seneliais, proseneliais ir artimaisiais, anapilį vadinamais, kurie randasi. Ir sekantis ciklas yra mitologijos, jau kur pereinam į tiesioginį mitologijos vaizdavimą, tai Žemės vartais, pavadinau tą ciklą to, kad kada žmogus ateina į šį pasaulį arba išeina į šį pasaulį, jis pereina, tarytum Žemės vartus, šio žemiškojo pasaulio vartus, jis išeidamas ar ateidamas į šį pasaulį. Taip, šiuose paveiksluose yra vaizduojami daugiau simbolikos, yra vaizduojama, ir mitologija aplamai yra kas yra aprašoma simboliais ir vaizdiniais. Mitologijoje niekada tai yra įvardyjama ne ženklais, bet simboliais ir vaizdiniais. Šitą mitologiją visą apibūdina mūsų pasaulio sąrangos modelį, mūsų tautos suvokimo apie visą pasaulį, apie mūsų fizinio pasaulio prasmes,
apie jo tas gelmes mūsų dvasinės ir taip pat paliečia ir mūsų supantį kosmosą ir mūsų visą visatą. Tai iš tikrųjų labai yra mūsų mitologija turtinga, tikrai yra mūsų dvasiniai klodai yra neapsakomai gilus ir į juos, kada pabandai pasinerti į tą gelmę, ten vis atsiveria vis nuostabesniai sluoksniai. Tie klodai guli mumise visuose ir jumyse. Šitie paveikslai daugiau turi tą simbolinius vaizdus, tai aš atskirai nekomentuoju, kadangi kiekvieno paveikslo detaliai nekomentuosiu, kadangi taupau jūsų jėgas ir laiką, bet kalbant apie, norėčiau pradėti vis dėlto nuo raudų ciklo, kur yra, jeigu pasisuksime į tą pusę, artimieji stovi apsupę mirštantį tėvą, senelį ar artimą žmogų. Ir tais laikais buvo šitą, kad netyčia pasakiau tais laikais. Tai iš tikrųjų ir šiandieną tie papročiai mumise gyvi, yra priimta, kad žmogų palydi visa šeima, vaikai ir giminės, ir šeimos nariai. Ir paprastai yra tyla būnama ir jam leidžiama palikti šį pasaulį ir išeiti nesutrukdymą. Pagal mūsų sakmes ir mitologiją tai yra mirtis, moteris mėlynu veidu, pavaizduota apačioje, kuri priima jo vėlę mirusiojo į tą mirusiųjų pasaulį. Taip pat pagal sakmes ir mitologinius legendas yra manoma, kad paprastai, kaip sako kaimuose, būdavo žmonės dvasiaregiai, kurie matydavo dvasias ir tas anapusinį pasaulį. Tai jeigu mato, kad mirtis stovi prie žmogaus galvos, tai jis vadinasi mirs, prie kojų, tai jis gyvens. Tai šiuo atveju mirtis stovi prie galvos, jau yra, sakant, tas ženklas žmogaus mirties. Ir paukštis viršui, paprastai paukščiai yra mūsų vėlės kaip įsikūnija į paukščius, nes paukštis yra dangaus ir žemės, kuris tarp dangaus ir žemės būtybė, kuris simbolizuoja anapusinis pasaulis. Ir šitą paukštis paprastai būna kaip žinios pranašas prieš mirtį, būna įvairūs barbenimai į langą, ar kranksėjimai, ar dar įvairūs paukščių garsai, kur paprastai žmonės atkreipdavo dėmesį į neįprastus paukščių elgesį arba atskiro paukščio elgesį ir priimdavo kaip tam tikrus informaciją pranešančią iš anapus. Taip, trumpai komentuojant šitą paveikslą, pereisiu prie sekančio paveikslo, tai yra žmogaus išėjimo marinama moteris, kuri laiko grabnyčią žvakę, tai vėl prasideda ugnies simbolis, yra laikoma ugnis, kada žmogus gimsta ir miršta, paprastai yra ugnies ritualai ir tas yra grabnyčia žvakė, kur yra laikoma rankoje ir yra juoda, balta ir auksinė spalva, tai yra kaip šio mirusiųjų pasaulio ir dangiškojo pasaulio simboliai. Ir apačioje jau rodoma, kada moteris šarvojama ir jau čia perėjimas į anapusinį ribą, anapusinį vėlių pasaulį, kur yra vanduo. Tai yra vanduo simbolis, kada žmogus pereina į anapus, paprastai yra vandens riba yra perėjama. Vanduo yra žemiškai ir kosminiai vandenys. Ir vandens ritualas žmogaus gyvenime yra labai svarbus, nes kada gimdavo kūdikis pirtyje ir būdavo pirmas ritualinis prausimas, yra tam išausto specialų rankšluostį ritualinį ir tas vanduo, kur yra, kaip kūdikis nuprausimas, kur išpilamas, jis turėdavo ritualinę prasme. Žmogui mirštant irgi taip pat, kaip šiame paveiksle pavaizduota, žmogus irgi panardinamas į vandenį sąlygiškai, jis nuprausimas, jis vėl per vandenį pereina į anos pasaulis. Jis ateina į šį pasaulį, vandens ribą pereina, išeina į šį pasaulį. Tarpinė stadija būna, kada žmogaus kūdikis krikštijamas, jis irgi yra panardinamas į vandenį, nes yra vanduo, visada yra kaip po simbolinis perėjimas, kaip metafizinė erdvė. Ir šiame paveiksle dar yra pavaizduoti veidrodžiai. Gal kas netkreipėt kitą kartą dėmesio, jame, jeigu žemiau pasilenksit, pamatysit ir save, ir jeigu judant vaikštant, tai šiame tarytum žiūrovas patenka į šitą paveikslą. Jūs tarytum tampat šio paveikslo dalyviais. Tai jūsų savo atspindžių patenkat į anapusinį pasaulį šio paveikslo.
nes mūsų tradicija yra, kad laidotuvių metu visi veidrodžiai uždengiami ritualiniais tais rankšluosčiais, audiniais, austais, kapomis, nes tai yra, manoma, kad yra veidrodis, tai yra langas į anapus, kad mirusieji nepaveiktų gyvųjų. Ir aplamai visi ritualai ir visos ornamentika ir visa sistema mitologijos yra santykis šio pasaulio ir ano pasaulio. Yra dangiškojo pasaulio, metafizinės tos sferos. Ir visi ženklai, ir visos ritualai ir struktūros yra apsauginės funkcijas neša. Jie apsaugo mus, kad visada yra labai atidžiai saugoma, jau tiek, kiek studijau, galiu tikrai įsitikinęs, kad atidžiai saugoma, kad tų pasauliai nesusiliestų. Tai yra visi ritualai daromi, nes tarp jų neturi būti to tiesioginio ryšio ir tai yra mes daug naudojame ornamentiką, ištiksa apsauginiais ženklais, architektūroje, namo puošyboje ornamentiniai yra ištisai apsauginiai ritualai, apsauginiai nuo blogio, kaip sako, paveikimo ir nuo blogio jėgų, o nuo blogio jėgų daugiau metafizinių blogio jėgų, kad jos tai nepaveiktų mūsų sielą, mūsų dvasią, mūsų kūną. Ir čia šito paveikslo tai trumpai komentarų, kaip tik čia kūdikis pavaizduotas ir ten jau vėliai išeinantį į aną metafizinę pasaulio erdvę. Sekantis paveikslas yra didžioji rauda, tai irgi vaizduojami žmonės, įvairūs jo gyvenimo momentai ir jų išėjimas į aną pasaulį. Saulė ir mėnulis vaizduojami kaip ir vartai iš dviejų dalių ir tarytum viršui, tarytum skraidančios figūros, tai tarytum tos vėlės, kurios jau palikusios kūną, bet jos dar sklandančios ore. Ir paveikslas legenda iš 9 dalių, tai yra raudonas ir mėlynas fonas, tai yra vis net pašarvota. Tai yra, mes naudojam tą puikiai žinot, yra šarvojimas. Pašarvojimas žmogus yra. Tai neatsitiktinai žodis šarvai, tai iš tikro visas žmogaus išėjimas šio pasaulyje yra šarvojimas tikrąja žodžio prasme. Jis apsupiamas iš tiesų ritualinių apsauginių ženklų. Jūs tą žinot, kada tos austos specialiai kapos tame uždedamos, tai yra ritualiniai ženklai apsauginiai, ugnies žiedas padaromas, žvakės aplinkui uždegamas, tai yra jis patenka į ugnies ratą, ugnis apvalomoji, apsauginė funkcija yra ir ištisai visa tas, kada, kaip sakant, žmogus išeina iš šio pasaulio, tai yra ištisai visas yra tikrai, jis patalpinamas tarytum į šarvą. Ir lygiai taip pat yra virsmo momentai žmogaus gimimos, yra vestuvės, tai yra virsmo momentas perėjimas į šeimą, yra vidurio gyvenimo virsmo momentas ir mirtis. Yra 3 pagrindiniai virsmo momentai ir net vestuvėse yra ir dainose liaudės, kaip apdainuota, yra mergelė, nespėjo dėleskim pasiruošti savo šarvelę. Tai irgi ji pasiruošdama kraitį, ruošėsi savo tarytum šarvą tam tikrą, išeidama į kitą erdvę. Ji ten audžiasi užtiesalus, audžiasi rankšluosčius, audžiasi visas ritualinius šitos drobės ir tai iš tikrųjų ruošiasi tam tikrą savo vėl šarvą. Nes perėjimas į kitus namus, tai tarytum į kitą metafizinę erdvę. Tai aš šiek tiek bandau taip šuolį daryti žingsnį iš, kaip sakant, iš tos ribos, pradedam mes nuo tos ribos, kada žmogus šiame ir aname pasaulyje ir aš taip paliečiu šiek tiek gimimo ir vidurio žmogaus gyvenimo tos momentus, kad tai yra paralelės ir tie patys momentai. Ir čia kaip tik šiame paveiksle dar pavaizduota yra, kada gyvųjų ir mirusiųjų santykis yra vertikaliai, taip mūsų atžvilgių figūros gyvosios, o šitos iš viršaus nusileidžiančios yra tas anas metafizinis pasaulis, kuris yra tie mūsų mirusiųjų vėlės ir mirusiųjų dvasios. Sekančiame, kada yra tas triptikas, vidurinioji dalis šiame pasaulyje gyvenančių yra mirusiųjų, gyvenančių ir ateinančių žmonių, veidai ateinantis, tai tie gimstantis ir ateinantis. Yra vertikalėje, kurie yra gyvena, o jau šičia mūsų protėviai, mūsų tėvai ir nekartą teko ir matyti, ir kaip ir, neskim, puikiai žinome, jeigu ir kapinėse laidam, tai tiesiog sluoksniuojame žmonės, tas artimuosius, ten bendrame kape ir šitą tarytum jie tenai sugulę laukia savo ateinančių artimųjų. Ir sekantis apačioje raudos, tai moteris tas momentas, kurio žmonių rauda yra mūsų ritualuose, dar šiandien tikrai jos yra raudomos ir kaimuose dar yra tradicija, kur tikrai yra rauda, tai yra ritualas, kada viso kaimo akivaizdoje
motina, tėvas ar sūnus ar duktė aprauda artimuosius. Tai yra ne tai, kad yra tas ašaros ir verksmai, bet yra santykis, ritualinis santykis su mirusiuoju ir pokalbis su juo. Tai yra kalbama, tu kaip mus palikai, pavirtai paukšteliu, išskridai į kalnelį, į kokį kalną palaidojamas žmogus, į kalną. Kalnas visą tą metafizinę erdvę, perėjimas yra, mes su kalnais, kiek turim sakmių, į kalnus yra nuskendę dvarai kalnuose, nuskendusios bažnyčios ir po kalno yra kitos erdvės. Tai yra labai daug sakmių ir legendų yra su kalnais. Ir paprastai su kalnu, į kalnus mes, kapinaitės visada surištos su kalnu, tai ir kalnas vėl perėjimas. Kalnas taip pat yra alkakalnis. Visose religijose yra surištas su mūsų senojo mitologijoje, mūsų mitologijoje religijoje yra, mes turime Šatrijos kalną, turime Dviegalio kalną, kur ritualiniai kalnai. Ir taip pat, jeigu imti krikščionybę, ir Sinajaus kalnas, viskas yra surišta su kalnu. Tai kalnas tai yra piramidė visada, viršus, mes žinom, kaip ta trikampis, ta piramidė, tai viršutinis taškas yra Dievo taškas. Viskas sueina į Dievą, į vieną tašką. Ir tai, kad yra simboliai eina tie patys, tai yra visose religijose ir mitologiniai simboliai struktūros tos pačios, eina per visas kultūras, tik mes turim savo lietuviškam variante, lietuviškam kolorite, lietuvių kalboj. Ir aš visada raginu mus gilintis į mūsų kultūrą ir kada mes ją tikrai, mes jos pažinsim, labai lengvai mes dešifruosim visas kultūras. Tikrai atsiversim, bus jos mums suprantamos ir neatsitiktinai kada teko ir matyti ir kitų kultūrų, pasižiūrėti, tai suprantant savus, kaip sakant, dekodavus ir suvokus gelmes savas, labai lengvai visą tai atsiveria gretimų kultūrų gelmės. Sekantis, kaip gelmes kalbu, sekantis ir paveikslas vandenys. Tai vadinamas būtent vandenys, tai būtent žemiškiai arba kosminiai vandenys. Vanduo, ir kaip minėjau, simbolis yra. Niekada šitose paveiksluose reikia skaityti ne tai kaip vanduo, kaip mes, kad suprantam, čia įpilsim ir atsigersim, bet vanduo simbolis. Vanduo visada simbolizuoja neapriepiamas galimybės. Tai yra, kada neapriepiamų galimybės šitas ribas perėjimus. Tai yra, jeigu žmogus eina vandens paviršiui, vadinasi, jis yra jau šio pasaulio galimybės, jis jau peržengęs fizinės, jau jis yra tarytum transcendentiniai, turi tas transcendentinės galimybės. Ir mes turim šitą, kaip Evangelijoje prašyta, Jėzaus įėjimas vandens paviršyje, jį išskyrė ir lygiai taip pat ir mūsų sakmėse yra labai gražių sakmių, senovinių sakmių, kur rašo mūsų kaip kaip aš vis pasakojau praeitą kartą, papasakosiu ir dabar, kadangi dar čia yra naujų žmonių, kada, kaip skaičiau sakmę, kada yra senuko sėdi už pečiaus, kaip sakant, senelis ar prosenelis ir kaip sakant, jis ten dienų dienas leidžia ir šeima sako, sako, kiek tu gali būti už to pečiaus, einam vieną sekmadienį į bažnyčią. Jisai sako, gerai, sako, bet aš negaliu, nenoriu. Tai sako, kodėl nenoriu? Sako, aš galiu nusidėti. Žinot. Tai kažkaip tai prieštarauja tai logikai visai mūsų, bet jisai vis dėlto prikalbėjus eina į bažnyčią, prieina upelį ir visi brenda per upelį, o jis to paviršio upelio tep vandens paviršį ir perėjo. Ir nuėjo bažnyčią, jis tam bažnyčios metu kažkokiu vienu momentu jis kažko tai susijokė. Ir grįžtant ir visi brenda per upelį ir jis brenda per upelį. Tai jis prarado šitą tą ėjimą. Ir dabar klausia, ko tu ten juokeisi? Kadangi jis buvo tokio dvasinio lygmens žmogus, pasiekęs tą tokį šviesumą ir kaip čia, ir jis matė dvasias, jis matė tos anas pusinius pasaulius. Ir jis matė bažnyčių metu, kaip ir tam tikri ten, ar kaip jis minėjo, kaip velniukai, bandė pakišti kojo kunigui ir panašiai, ir jam pasidarė linksma ir skikent pradėjo. Ir to jisai prarado tam tikrą savo dvasinį lygmenį ir jis jau vandeniu teko jam bristi. Tai aš to noriu pasakyti, kad kart žmogui nebūtinai visas tas šventumas pasiekiamas, kaip sakant, yra ne tai, kad jūs savo kūnų kurioje vietoje esate, o kokioje vietoje dvasioje esate. Visada tas yra esmėje. Mes kūną galim patalpinti bet kur, bet dvasia turi būti tenai, svarbiausioje vietoje, šventykloje mūsų. Tai ir ten jo, kaip ir ta jo šventykla buvo už pečiaus, pasirodo didžioji, ir jis tai ten buvo pasiekęs savo dvasinį lygmenį. Tai ir tas vanduo ir būtent simbolizuoja tą metafizinę galimybę, perėjimo ribas ir taip pat sekantis paveikslas yra Deivio laima ir jeigu jūs kantrybės turite
ir su Deive laime surištas, susieta. Ir žinom, kaip pavasarį visi metam nešiojamės pinigus, kad gegutė sukukuotų ir kaip ten užkukuoja, tai metams tai neatsisukdami ir bandom surišti savo likimą, tai yra aplemti savo turtą, tai yra lemties Deivė senovinė. Ir taip pat lygiai, kas išdrįstam, paprašom, kai kukuoja, reikia mintyse paprašyti, kaip pakukuotų ir kiek metų kukuos ir skaičiuokit, kiek jums liko gyventi. Tai čia reikia turėti drąsos jau tada, kad išdrįsti jos paprašyti, kiek jums prikukuos. O gali ir labai daug prikukuoti. Tai taip, kad pabandykit kada. Ir jinai, kadangi ji čia tokia eina kaip čia, kaip deivė, kaip mitologinė dievybė, tai ir būtent auksinė ir mėlyna žymi tas būtent dangiškasias spalvas. Sekantis perinus, tai yra paveikslas Saulės auros ir švytėjimas. Tai vėl tas, kaip mes pradėjom, visada aš paminėsiu, kad mes pradėjom nuo nekrokulto to momento žmogaus išėjimo iš šio pasaulio ir tų paribių, tai yra tas švytėjimas, kada jis žmogus dvasiškai turi pradėti matyti švytėjimus tam tikrus. Tai yra žmogus pasiekęs tam tikrą dvasinį lygį, tai mes sakom, jis nušvito ir panašiai, arba šviesus žmogus, tai tas atsiranda. Tai nereiškia, kad jo veidas ten pradeda šviesti kažkaip tai fiziškai, bet iššviečia dvasiškai, tai mes tada kalbam apie dvasinę šviesą. Tai šitas paveikslas daugiau kalba apie dvasinę šviesą. Viršutinis Saulės auros, tai jas galite matyti, tik nežiūrėkit, kada Saulė zenita, pabandykit pažiūrėti, iš tikrųjų Saulė yra nuostabi ir atsiveria Saulės auros. Dar aš apie jas kalbėsiu ten toliau tekančiam. Dabar dar norėčiau sustoti prie šito paveikslo, čia yra paparčio žiedas. Tai mes žinom, pagal visą mūsų mitologiją yra Rasos šventė, yra virsmo diena, kada ilgiausia diena yra. Ir paparčio žiedas sako, ten, kur negirdėti šuns lojimo, gaidžio giedojimą, pražįsta papartis. O kad jums nueiti į tokią vietą, kur negirdėtumėt šuns lojimo ir gaidžio giedojimą, tai yra civilizacijos triukšmai ir žmonių, tai tikrai sunkiai tekti paieškoti. Jūs pabandykit, kada atsiskirti, kad neišgirsite garso. Tai aš bandžiau tokius, bet labai sunkiai ir nesėkmingai, kada net vidury Labanoro girios toliausiai pabandžiau, aš ten įrašinėjau tam tikrus miško garsus ir domėjaus šito miškų garsų pasauliu, tai šuns lojimas ateidavo, nežinau, 10 kilometrų, tai yra tiesiog neįmanoma. Tiesiog neįmanoma surasti vietos, o jeigu kaime, tai choras jų. O šitą auštant vasarą mėgau palapiniai, tai saulei tekant, tai gaidžių choras užgiedojo. Ten kokius, aš skaičiau kažkokius 8-9 gaidžius. Tai tokie chorai ir taip, kad jums, tai yra, čia yra vėl simbolis. Tai yra simboliškai nurodoma, kad šuns lojimas ir gaidžio giedojimas tai civilizacijos ženklas. Jūs turite nueiti į tą vienumą, atsiskirti nuo tos civilizacijos. O mes sakom, kur ieškom paparčio žiedo? Miške. Rytuose atsiskiria į dykumas nueina. Kitur nueina į kalnus atsiskiria. Lietuva atsiskirimo zona yra miškas. Mes sakom, už 3 jūrų, 3 kalnų, už 3 miškų. Tai yra miškas irgi metafizinė erdvė atsiskirimas. Ir mūsų, kada, net jeigu prisiminti mūsų partizanus pokario laiku, kur jie išėjo? Išėjo į mišką. Jie atsiskyrė nuo to visuomenės, išėjo į tą kitą zoną mišką ir iš tenai kovojo. Tai irgi tam tikras yra simbolinė struktūra. Ir praeitą kartą labai gražiai dainuose net buvo apdainuota ta mitologinė erdvė, net dabartinio 20 amžiaus vidurio mitologinės dailos, net šiandieną jos yra labai gyvos. Ir tai, kad žmogus, ir eina kalba, kad mes ne tai, kad nueisim miške, susirasim žiedą ir nusiskinsim mes tą žiedą, bet iš tikrųjų mes turim su paparčio žiedo simbolizuoti tai, kad mes turim dvasiniai nueiti į tą mišką, į dvasinį atsiskyrimą ir tada tas žiedas pražys mumyse ir mes jį susirasim ir nusiskinsim. Tai va, aš linkiu jums tai pabandyti. Sekantis paveikslas mitologinė saulė, tai kai kalbama, kad saulė tėvelis, ta motinėlė, mėnulis yra tėvelis, tai yra visose dainuose, tai mes esam susitapatinam su kosmosu, su visa visata, su žeme. Ir simbolika yra čia žalčiukų simbolika, pagal mūsų mitologiją žalčiai, tai yra saulės žirgeliai, jie yra kartu chtoninį atstovauja pasaulį, kartu ir dangiškai pasaulį. Žiūrint, kokiam kontekste mes žiūrėsim. Tai manęs dar čia klausė, jauni žmonės sako, ką tos reiškia 3 saulutės.
tai aš pajuokavau, kad gražiau atrodytų. Bet iš tikrųjų tai yra čia veidas, o veide yra trikampis ženklas įdėtas. Saulučių simbolikoje įdėtas trikampis ženklas. Tai yra taitum veidas, trikampis, žinome, ką reiškia, tai yra trejybė, tai reiškia visus, pavyzdžiui, 3 kūno sandaras ir tris žemės, tai yra žemė, oras ir šita vanduo, visus eina tas trybės šventas, tas trikampis šventas 3 skaičius ir tai čia veide ir įdėta kaip puošyba, tiesiog paslėptas tas ženklas po saulučio to papuošimu. Sekantys žemės vartai, tai kaip tik šitą parodą pavadinta pagal šį paveikslą, jame pavaizduota yra rombas, tai tarytum rombas, tai mūsų ornamente dažnai tai yra ugnies simbolika, ugnies ir taip pat rombas, jeigu jis yra taisyklingas ir turi dvasinį. Kvadratas yra fizinis ženklas, fizinio pasaulio ženklas, fizinis, o rombas jau yra, jis nėra stabilus, yra kinetinis, tas ant taško pastatytas, yra dvasios ženklas. Tai šičia kaip tik yra kaip ugnies ženklas, tarytum perėjimas prie ugnį, tai kaip yra ugnies, tai visada ugnis, kaip sakiau, ritualus yra mūsų laidotuvėse ir visur ištisai ugnis supa ir dabar labai madoj ateina į kavinę, uždega žvakutę, dėl ko uždega, kad prie ugnies žmonės negali pyktis, nes yra net mūsų papročiai, mes turim tą ugnį, net prie ugnies yra sunkiau susipykti arba kaip nors bendrauti ne taip, kaip reikia, visada žmogus dvasingesnis tarytum tampa ir dažnai, be abejo, visi yra čia daug tokių, kurie mėgsta žiūrėti ugnį ir su jie pasidėti jos, nes ugnis tikrai yra kerinti ir visose religijose pasaulio ugnis užima vieną centrinių vietų, visada jinai visose ritualuose viena iš centrinių. Tai čia pat pasaulio stulpai, visada vartai turi stulpus, rėmai žymi stulpus ir čia vartai yra paukščiai dvyniai, visos metafizinės erdvės perėjimus yra dvyniai žymi. Tai yra pačioj virsmo ženklas, žmogaus fizinio ir dvasinio atspindžio, tarytum veidrodėje, dvasinis portretas ir virsmo ženklas. Virsmo ženklas tai yra amžino atsinaujinimo ženklas, amžinos gyvybės, amžino atgimimo. Viršui taip pat yra saulės laiveliu, tai yra pagal mūsų mitologiją saulė plaukia arba rieta. Tai yra du variantai, saulė riedolėlė arba saulė plaukia ir paprastai vaizduojama laiveliu. Tai yra ir teko girdėti tokį labai gražų įsireiškimą, kada ateinama per kiemą, metė žvilgsnį į horizontą, buvo saulėlydis, ir sako, kaip gražiai saulė žemėmis plaukia. Ir tai yra nuostabi mitologija ir kitą kartą toks pasakymas, tai kaip čia yra nepamirštamas visą gyvenimą. Tiesiog tai yra nuostabus pasaulio suvokimas žmonių. Ir tikrai, kad tikrai jumyse visuose ir mūsų tautoje yra tos gelmės didelės, tik dažnai mes jas užgesinam arba tiesiog nepažadinam tų gelmių. Tikrai mes pasąmonėje turim tikrai tos nuostabiai gražią informaciją apie pasaulį ir jo sandarą. Viršutinis paveikslas tai kaip tik išskaito tas saulės auros, yra raudona, purpurinė, mėlyna, žydra ir žalia perinanti. Tai, kaip sakiau, kada, jeigu žiūrint saulę, tai jeigu pastebėsit auras, tai pasiseks jas matyti, tai tikrai jums tada atsiras toks visas peizažas ir visa aplinka taps įvairiai žydrai mėlyna, tai dingsta geltona šviesa. Tai tarytum apsuka ta tokia auro šviesa visą aplinką ir patį tą žiūrovą. Pagal mitologinį akmenį, kuris yra prie Klaipėdos Minijos radau, ir ženklus ištapiau tos pačius ženklus ir čia kaip tik yra tas ritualas, mūsų akmenys, senieji mitiniai akmenys, kur manoma buvo viena iš jų kaip akmenys, kur būdavo paversti žmonės akmenimis, tai yra taip muškeikti ir panašiai. Šitie akmenys dubenuoti, kur būdavo aukos dedamos visokios ir teko matyti ne vieną tokį akmenį ir skaityti, kad dar 20 amžiuje ir man atrodo, nežinau kiek šiandien, dar būdavo padedamos įvairios aukos ir bandoma kalbėti, bendrauti su pasauliu. Pačioje mitologijoje viskas įvardyma kaip gyva. Akmuo yra gyvas, kaip į gyvybės vieną formų, kaip ir šita susitapatinama su medžiu, su paukščiu, su žeme ir visa tai priimama labai kaip artimai ir tiesiogiai bendraujant.
civilizacija, gal mūsų techninė, tai mus išplėšia iš tos gamtos supančios ir mes prarandam tą tiesioginį kontaktą. Iš tikrųjų, tai mes vidiniai tą turim kontaktą, tik tais atsisukim į ją ir pradėkim bendrauti su gamta ir mes tikrai šitą, ir kaip mitologija ir tas pats ir su supančiu kosmosu. Tai yra, kada dainose apdainam yra žvaigždelės seselės, sėtinėliai broleliai ir aušrinėse kaip sesuo, ir pramatės simbolis, sulaikant yra gyvybės medis, tai pakankamai sudėtingas paveikslas, tai yra, kaip tik čia yra tarytum kolosas, gimda, iš kur gimsta vyras ir moteris, šalia žalčio simbolis, tai yra žaltys kartu simbolizuoja, yra įvairiai, kaip jis yra gėrio ir blogio simbolis, kartu jis chtoninio pasaulio atstovas ir kartu, kaip minėjau, jis yra amžino atsinaujinimo, nes išsineria iš odos, jis tarytum tampa vėl naujas. Tai štai, kaip ir kalbėjau, šičia mitologija, viskas yra simbolis, tai yra nereikia priimti tiesiogiai, kad tai yra tas gyvūnas, tai tik tas gyvūnas. Tai yra mitologijoje, kas yra padėta po to simboliu, kokios prasmės yra visa tai. Ir mes paprastai skaitome tas prasmes ir tai, kurios mums yra svarbios. Ir kaip ir taip visi žinom tą mūsų Eglės Žalčių karalienės legendą, kada ir aš galvodavau, kaip tas žaltys ten jūroje gyvena, kaip jis ten kvėpuoja, kaip ten eglė galėjo gyventi vandenį. Aš jau vaikystėje galvodavau, kažkaip tai fiziškai nerealu. Iš tikro tai yra jūra, kaip ir minėjau, vandenis, tai yra metafizinė kita erdvė. Ir eglės atėjo pasiimti žaltys iš kitos erdvės, aukštesnės, švaresnės, geresnės, kuri ten buvo nuėjo ir laiminga buvo. Bet žaltį nužudė šio pasaulio žmonės, nes žaltys pažeidė taisyklę, jis perėjo į šį pasaulį. Tai yra tos taisyklės, yra ir mūsų mitologijoje, ir visose legendose yra tabu uždėta. Negalima peržengti ir naudotis to pasaulio, kas nepriklauso, vienu žodžiu. Ir toj mitologijai labai gražiai, toj legendoj yra ir visa struktūra. Tai yra žaltys, tai nusivedė į jūrą, į tos metafizinius vandenis, į anapusinę tą erdvę. Ir jį, kada grįžo ir pabandė, jis buvo nužudytas, jis informaciją gavo, jinai per vandenį, vėl simbolinį vandenį, tai vanduo krauju ir puta ėjo, tai vėl simbolis tik tais. Ir kada jį vaikus pavertė medžiais, o mūsų nekrokultė, vėl grįžtam, kaip čia viskas yra labai gražiai perpinta. Nekrokultė, tai mes žinom, kada mirdavo ir eglutės ant vežimo kampų buvo kaišomas, berželiai. Ir ant kapo sodinamas, jeigu moteris tai liepa, ar ta vyras ir ąžuoliukas sodina ir panašiai. Ir šiandieną aš mačiau daug, žūna žmonės pakeliai, žiūrėk, toje vietoje pasodino medį. Tai yra toteminis medžiai, toteminiai ritualai. Ir tada tarytum tai vėliai įsikūnymą palieka tą medį, tarytum jis galėtų tenai būti. Ir toj Eglės Žalčių karalienė, ji pavertė savo sūnus tais medžiais. Reiškia, ji nepasakė, aš numarinau, ji nenužudė. Bet ji pavertė jas medžiais, tai reiškia, jie numirė visi vaikai jos. Tai jie tapo tais simboliais, mergaitė drebulė, šitą berniukas ąžuolų, ar ten beržų, ar kažko tai. Tai vėl įvyko tas mitologinis ritualas. Tai tarytum ir tai, kad vėl dar kartą sakau, kad visos apsauginės sistemos ir mūsų mitologijoje tai yra, kaip sakyčiau, tas toks tabų peržengimas tų ribų, yra tos ribos saugojimas. Ir kaip šiame paveiksle pavaizduota, tai šitie gimimo ir šalia yra mirties žvaigždė, vadinama, kur du angelai saugo. Tai mirties žvaigždė, tai mirties anga, kada žmogus mirštam, mes gimsta kartu su mumis kada mes gimstam, gimsta kartu su mumis ir mūsų mirtis, su savim visą gyvenimą, su savim turim. Aš nežinau, kad kas kur nors pabandytų savo namuose, kur ją pasilikti. Ir nebėgsi paskui, jeigu reikalas bus į namus ieškoti. Nors yra labai gražių sakmių, yra mūsų mitologijoje santykių su mirtimis, ir jį būna visai užrakinta ir panašiai, bet vėliau vis dėlto priima sprendimą, kad vis dėlto tai yra pasaulio šiam labai labai blogai, jeigu jos nėra, ir jį būna išlaisvinama ir jį vėliau atlieka tą savo darbą. Tai ir sekantis taškas yra
tokia veidrodinė erdvė, tai tarytum tas mūsų vidinis pasaulis, kur mes bendraujam patys su savim, aš sakyčiau taip. Bet iš tikrųjų ne su savim, mes per save vidiniai bendraujam ir su kitais, tai tokį iliustratyvą, sakyčiau, tokio, kada žmogus eina ir kalbasi su savim. Nu, ta visi ir jauni, ir vyresnė šitą naudoja tą momentą, kada pats su savim bendraujasi, arba kitą kartą nesenai čia buvau jaunas žmogus, žiūrėjau, jis ten kalba kažką, aš jį kreipiuosi, ne, sako, aš čia pats su savim. Tai vat aš jau net bandžiau su juo, pagalvojau, kad jis į mane kreipėsi. Tai yra ta vidinė erdvė ir čia kaip tik tokių daug veidų ir sako, žmogus gali turėti daug veidų, daug vidinių savo būsenų, tai vat būtent jo sudėtingumas ir sekantis, išpereina į sekančias tas pakopas, yra mėnulis visada simbolizuoja mūsų dylantis mėnulis ir augantis mėnulis. Tai yra gimimas ir augimas. Tai yra mūsų mėnulis gimimo ir augimo simbolis. Ir taip pat dylantis yra mirimo, augantis mėnulis augimo simbolis. Ir jis pastoviai sudyla ir paskui pastoviai atsinaujina ir vėl auga ir vėl jis atgimsta. Tas pastoviai viršutiniai dvyniai, kurie veidukai ateina prie tų dvynių, tai yra, kaip tik sakiau, atsikartoja dvyniai, ten visur yra kaip vartai, yra dangiškieji vartai per centrą, yra dangiškieji kristaliniai vartai ir ten yra trikampis ženklas ir soliarinis ženklas įdėtas. Tai tie vartai, kurie žmogaus, tai čia tas daugiau žymiai dvasinė žmogaus evoliucija paveikslas, ne fizinė. Ir čia fiziškai yra atskiros stadijos, vaikas, žmogus gimdoj būsenos įvairios stadijos ir yra nėščios moters padėtyje ir įvairūs kaip čia gyvenimo momentai fizinio ir kartu ta dvasinė evoliucija. Ir šitose yra chtoninio pasaulio riba, kur saulė šviečia, tarytum tamsi saulė į kitą pusę. Tai yra ta chtoninė pusė, apatinė pusė, galbūt ir kaip galima įvardinti kaip neigiamą, nors tas, sakyčiau, irgi sąlyginas yra neigiamumas, mes niekada negalim suvokti, kur tas yra neigiamo riba ir kur teigiamo riba, nes labai yra santykinas šitas kriterijus. Tai seka iliustracija, kada aš skaičiau literatūroje, žmonės buvo tradicija, kada mirus ten seneliam ar panašiai artimiesiam ir vėl, kad vėlė turėtų kur prisiglausti, kieme pastatydavo stabuką, kažkokią tai figūrėlę, ištašydavo primityvę ir tokią pastato kieme ir kad ji, tarytum kūno netenka, bet kad ji turėtų kažkur tai įeiti, kažkur tai būti, kad ten nebūtų šalta ir panašiai. Taip kaip vienas kryždirbys kryžių darė antkapiui, ant kapo kryžiui, padarė koplytėlę ir man aiškina, žinai, va čia tą koplytėlę čia padariau, kad reikia, va čia vėliai, kai bus dušeliai šalta, kai galėtų ten įvysti ir pabūti. Bet man toks irgi toks, be jo, nei aš jo prašiau, nei ką jis man jau išaiškino prasmę, dėl to jis ten tą nišelę padarė. Tai va tai yra tas gyva mūsų tradicija, kažkur tai guli tose kloduose ir šitą mumyse. Ir tai, kaip sakant, inspiruotas to paveikslo, to, ką mačiau, nutapiau šitą paveikslą. Sekantis yra žaltys, tai kaip minėjau, jis yra ir chtoninio, ir dangiškojo pasaulio, ir Evangelijoje lygiai taip pat buvo, kada momentas, kada ant kryžiaus buvo pakabytas varinis žaltys, kuris simbolizavo pagijimą, kuris kas pažiūrės pagys. Lygiai taip pat žaltys kaip atgimimas, atsinaujinimas, kaip minėjau, ir jisai, savyje neša simbolius, klodus, kaip sakyčiau, nuo apatinių pasaulių iki viršutinių pasaulių. Tas kaip po simbolis. Imkim, kad mes jį simbolį. Ir sekantis yra šaknis, tai yra fizinio ir dvasinio kūno tokia simbiozė šitame paveiksle ir kaip tik rodoma jau daugiau ne tam fiziniam pasauliu, daugiau metafizinėje erdvėje. Ir pereinam prie ornamentikos, kur yra žvaigždė, tai yra žmogaus ir ornamentika, santykis tame pasaulyje ir jo įvairios stadijos, kada yra vienas raudonas veidas, čia kita, tai ir tarytum fizinis pasaulis, jau čia peina į dvasinius pasaulius ir eina į tas vidinės gelmes, kur yra, kaip sakant, tos mūsų vidinės būsenos. Šičia ženklas kaip svastika kažko primena ir mūsų šitie ženklai paprastai yra vadinami ugnies ženklais. Ir mes turim svastikų labai daug ir jos iš istorijos politinio žinom, jos pelnė tam tikrą neigiamą pavartojimą, bet iš tikro mūsų ornamentikoje ir tautinės juostos labai plačiai naudojamas, ypač Latvija turi labai didelę medžiagą surinkę ir gražiai jie ten tyrinėja tuos dalykus. Ir šičia mėlyna spalva, tai reiškia mėlyna, tai yra dvasinės ugnies ženklas.
Yra, priklauso, jeigu ornamentą komentuoti yra labai sudėtinga komentuoti, reikėtų man tiesiog jums praskaityti eilę paskaitų, supažindinti su šito ornamentus klodais tais. Ornamentas tai, kaip čia įvardinus, sakyčiau, tokį gal jums hieratinis raštas. Mes žinom, kad močiučių tos divonus ir kapas visas, kurias išaudžia, juk visi vadinam raštu. Tai tik sako, čia raštas. Tai iš tikrųjų ne puošyba. Jis turi tik tais estetiškai sutvarkytas iš tikrųjų raštas. Tai yra užkoduota informacija, vadinčiau. Tai yra labai giliai, labai stipriai užkoduota informacija. Ir tai išvardinu kaip hieratinį raštą, o hieratinį raštą tai yra naudodavo senovės žyniai. Jie visada informacija yra kaip čia, ta tokia apie metafizinius pasaulius, šių pasaulių sandūras ir įvairius apsauginius dalykus yra koduojama. Tai yra, jį koduojama ne dėl to, kad yra gailima ten, kad sužinos Petras, Jonas ar Antanas. Tai paprastai visi dvasiniai, mes visi tą informaciją, kaip čia pasakius, nuskaitom. Bet jį yra koduojama ir slepiama, kad ją neiškreiptų. Ją, kad neiškreiptų, kad ją nedeformuotų, kad nesunaikintų. A to, ko mes paprastai tiesiogiai nesuprantam, mes nekreipiam dėmesį ir tai paprasčiausiai taip išlieka. Ir atkreipkim dėmesį, kad tarybiniais parodais nieks nelietė mūsų tų ornamentų, mes juos dėjom kur norėjom, o iš tikrųjų dėjom visus ritualus, visus pastatus ant audinių namuose ir nėriniuose, kapinės pilnos. Ir nieks nekreipė dėmesį. O iš tikrųjų visą mes tą ritualus atlikom, sudėjom jos ženklus, kur reikėjo, ir jie mums funkcionavo ir vidiniai, ir visokiam lygmenį. Ir jie po šiandieną, jie dirba, taip, bet kada tas ženklas, jeigu tas sistemas tampa viešas, yra pavojus jom būti sunaikintom. Ir tai dėl ko visada yra šiek tiek jos, kaip sakant, koduojama, tas tampa tarytum tokiu užslėpta informacija. Iš tikrųjų tai yra tik paslėpiama jos saugumo dėliai. Ir šitame paveiksle kaip tik čia tas toks ryšys dar nuo figūros, perinama į ornamentiką ir ten jos tose paveiksluose archainėms kompozicijom vadinu tik numerius suteikiu šitiem paveikslam, nes tai yra sunku pasakyti, kad tai literatūriškai jos apibrėžti, nes ženklai ir jų struktūros turi labai ryšį platų su visa ta simbolinėm prasmėmis. Atskiras ženklas galima kalbėti sakiniais, išreikšti arba atskirom sampratom. Tai negalima pasakyti, kad tas ženklas ir reiškia taip, kaip raidė A. Jeigu raidė A, pasakysim, kas yra mums raidė A. Namas A yra ir, pavyzdžiui, ir alkanas irgi A, o prasmės visai kitokios. Taip pat ir panašiai su simboliniais ornamentikoje ženklais, jie įgauna prasmes, kada jie patenka į skirtingų ženklų aplinką, į kitą struktūrą ir net keičia prasmes, įgaudamas spalvas. Mūsų ornamentikoje sodas visada simbolizuoja tą dangiškąjį sodą. Mes turim rojaus sodą, yra dangiškos sferos ir sodas yra mūsų kaimo sodyboje. Irgi turėjo ritualinę prasme, tai yra visose dainuose apdainuoti sodai, vyšnių sodai, dar yra pas mus ir vyšnių sodas, ir kriaušių sodas, ir kriaušė turi vieną prasmę simbolinę, obelis kitą, vyšnė turi trečią simbolinę prasmę. Ir būdavo įvairios ir apeigos, ir dainos surištos su tai. Ir kaip tik šičia vienas iš sodo ornamentų, kuris, kaip ir anuose, netkreipiau dėmesį, dar neskaičiavau, šičia jau yra tai, kad šitose paveiksluose yra vaizduojamas dvasinės struktūros, tai yra dvasiniai lygmenys. Aš jau įvardinu taip, gal tai žodžiu dvasiniai lygmenys, nes šitai geriausiai iliustruoja mūsų posakį, klausia, kaip gyveni? Arba sako, kaip gyveni, sako, aš esu laimingas kaip 9 dangui. Tai 9 dangus, mūsų 9 dvasinis lygmuo aukščiausias skaitomas mūsų tautoj. Ir negirdėjau, ką sakytų, kai jaučiuosi kaip 10 dangui, 9, 11 ar 12. Tai yra, mes turim 9 dvasinis lygmenis, aš taip jau manyčiau, įvardinčiau iš to posakio, nes kada kalbėjau su kitų tautų atstovais, tai, pavyzdžiui, vienas pasakė, o pas mus sako 8 dangui. Tai vadinasi, šitą tautą turi 8 lygmenis. Nes mes vardinam, ir tarp kitko, kiek aš ornamentinių struktūrų žiūrėjau, ornamentuose struktūrose labai būna matytis visi tie taškai sudėti, tai 9 yra 12, randama labai retai, 12, daugiau 12 neteko matyti mūsų ornamentikose ir visoje simbolikoje minima, bet taip 9, kaip sakant, jau kaip viršūnė 9,
o jau daugiausiai taip randi 3, 5, 6, 7, va taip, šitą 9 retai jau, o jau dar daugiau, 12 dar rečiau. Tai šitose paveiksluose čia kaip tik yra tos struktūros pažymėtos, va, 1, 2, 3, 4, 5, va, taškai tokie, tarytum tie mazgai tokie, kaip dvasiniai mazgai. Ir sekantis čia paveikslas ugnies struktūra, tai ugnies simbolika, ir lygiai taip pat irgi čia jau tos skaičius pagal vertikalę 1, 2, 3, 4, 5 sferos pažymėtos. Tai tarp kito, kad jas nutapyti ten 3, 4, 5 ar tai nėra taip paprasta, tie paveikslai taposi lėtai, ilgai, po metus, 2 ir 3, kol jos nutapai, kol suvedi spalvas, o šiuose paveiksluose, kada užsiminėjau kalbas, yra spalvos, aš kaip drįsčiau pasakyti, naudoju jau nebe tapybinės kategorijas. Kada yra tapybinė kategorija, kada yra kalbama profesionalioje tapyboje kalboje, kalbama, kada yra spalvos sukabinamos. Tai sueinama į harmoniją tam tikrą, į tam tikrus derinius, tam tikrus santykius. O šitose paveiksluose spalvos jau yra pakabytos ore. Tai yra, aš jas įvardinčiau taip iliustratyviai. Tada, kada žiūrovas jau turi sukabyti jos žiūrovai turi sąmonėje susikabyti tos spalvos. Jos kiekvienam žiūrovui susikabina skirtingai. Vat. Ir gali turėti labai skirtingą poveikį skirtingam žmogui. Nes jos yra, kaip čia, taip, aš nemoku žodžiais išreikšti, iš tikrųjų tai geriausiai gal tinka tos ore pakabytos spalvos ir nėra daryti klasikiniai deriniai, klasikinės tapybos taisyklėm. Nes noriu tos paveikslus tapyti, jau reikėjo pereitas ribas klasikinės tapybos ir jau. Ir jie, tie paveikslai, turi miražo efektą, tai kad žiūrint jum akise, jie gali pradėti judėti ir keisti spalvas. Tai yra būtent tada, tai yra, kad jos spalvos yra apskaičiuotos taip, jos tarytum ore, jeigu taip pasakyti, į vieną kabo, čia kita čia, ant atstumo jos. Jos nėra suklijuotos į harmoniją. Jos yra ore ir tada jum, ypač sekantis paveikslas yra kosminis medis, tai yra šitas labai duoda, kaip sakant, šitą efektą gerą miražą. Atsiras tie ženklai, kurių nematėt ir arba pamatyti juos kažkokiu momentu, paskui vėl žiūri, jų nėra ir atsirasti tos spalvos kitos, kurios iš pradžių žiūrint matot mėlyną, gali tą mėlyną pasidaryti raudoną, geltoną ar žalią, tai priklauso nuo jūsų jau. Ir skirtingai, kiek teko paprašyti žmonių, kada žiūrėjo, matė skirtingai visi. Tai yra šitą, kada įsigilina, tai yra, aš vadinu, toks jau meditacinis žiūrėjimas ir kartu ta spalva jau veikia nebe tais dėsniais, tapybiniais dėsniais, o jau dėsniais jau ornamento ir to tokio simbolio, kaip spalva simbolis. Ir nes žinau, kad spalvas žmogus turi tiesiogiai ryšį su dvasia žmogaus į vidų sielą, tai tas rezonansas ir tą labai gerai iliustruoja, pavyzdžiui, daug damų gražių ir kada moteris kokį rūbą užsidėjo, šiandien užsideda raudoną megztuką, rytoj žalią kitą. Tai yra, tai pagal vidinę dvasinę būseną užsideda. Šiandien būtent norėjosi tokios spalvos, nes vyrai gal mažiau tai reaguoja, bet moteris tai labai gražiai matytis, kaip jos tiesiog pagal ryte, pagal savo tą nuotaiką ir pasirenka ir spalvą. Tai ta spalva tiesiogiai surišta su mūsų vidumi ir šiuose paveiksluose tai daugiau orientuota į tą vidinę spalvą, į tą vidinį rezonansą. Ir šičia paveikslas tas turi tai, kad mes papratę pasaulį matyti taip iš vienos projekcijos, o jis šiame pasaulyje kaip kosminis medis vaizduojamas projekcijas iš priekio, iš šono, iš kito šono, iš visų padėčių. Šitas ir nėra naujas, tai yra jau vaizduojama Egipte, buvo vaizduojama erdvė, tai yra vienoje plokštumoje parodytos visos 4 erdvės. Tai mūsų liaudies mene irgi taip pat naudojama. Ornamentas stovi ištisai ant tos sistemos, kur nėra erdvės kaip projekcijos, yra erdvė aplamai, abstrakti, kur galima judėti visais taškais ir ornamentas auga į begalybę. Ir tai mane atvedė vėliau iki kosmogonijų ciklų, nes iš tikrųjų ornamentą galima, jis struktūros jo užsidaro tam tikrais etapais ir vėl jos pradeda didėti į kitus tam tikras struktūras ir vėl auga. Tai yra į begalybės. Ir ornamentai galima dėti begalybės ženklą ir tame toj begalybėje atsiveria vis įdomus dalykai. Čia reikėtų, turi labai daug medžiagos, galbūt kada pasiseks ir ją taip, kaip čia pasakius, užbaigti ir padaryti publikaciją, tam tikrus straipsnius ir kaip teorija tam tikrą. Paskaitų reikia. Tai vat, arba paskaitose. Ir šitose ornamentuose kaip tik tada jie įdomiai tie patys ženklai, jie transformuojasi. Jeigu mes papratę matyti paveikslą klasikinį, aš jau čia pereinu klasikinio paveikslo ribas. Klasikinį paveikslą papratę matyti, tai matom, tai reiškia, žmogus eina, ar net abstrakcija kokia, matom kaip struktūra tam tikra, asimetrinė. Šis pasaulis yra turi asimetrinės ašies, tai yra asimetriškas.
Ir mes turim jau mūsų kūną simetriškas, kairę dešinę turim, o šiaip taip yra, ornamentai visi yra simetriški ir šis pasaulis simetriškas. Tai mane ornamentai atvedė prie to, kad aš pradėjau matyti simetrijas. Mes paprastai matom vieną dalį, bet kitos nėra matoma. Mes sąmonėje galim projektuoti tas simetrijas ir susikuria labai įdomus vaizdai. Tai jeigu galim paimkite paprasčiausiai elementarią abstrakciją, keletą brūkšnį, pabandykit simetrijas padaryti. Tai pamatysit, kaip susikuria naujos struktūros, kurios užeina, tai aš jau gal biškai ir profesionaliai kalbu, į uždaras sistemas tokias. Tai iš tikrųjų tie ornamentai ir ženklai, kuriuos, jeigu paimti mums atskirą ženklą, kad šitas ženklas vėl šičia yra tas toks dvasinės ugnies ženklas, arba ir šitą ženklą, jisai taip, tas mėlynas ženklas raudonam fone yra kaip po ženklas, bet jeigu aš jį paimsiu simetriškai, tai jūs pamatytumėt, nepatikėtumėt, yra ten iš jo gimsta tokie ženklai, kad tai tiesiog atsiveria tokie įdomus pasauliai. Ornamentikos. Tai tos gelmės yra antiek didelės, aš juose, kaip sakant, aš dar nemanau, kad aš labai daug ten jau pasiekiau, bet per eilę metų, daugiau metų jau, drįsčiau sakyti, jau 20 metų daugiau sistemingai gilinuosi į tai, man atsivėrė tam tikri supratimo laipsniai. Ir sekantis, eičiau prie sekančių paveikslų, nesustojant, yra pasaulio medžio modelis, tai mes turim pasaulio medžio simbolį. Pasaulio medį mums simbolizuoja lietuvių mitologijoje eglė. Tai yra amžinai gyvas, amžinai žalias, yra nevystantis medis. Tai ir mes vėl prisiminsiu nekrokultą, kur žinom, kada ateinam į sodybą ir jeigu einam į šarvojimo tą patalpą, žiūrim, eglišakiais visada nubarstytas takas. Tai yra, jis simbolizuoja amžiną gyvenimą, pasaulio medžio, amžiną tą struktūrą, tarytum tašį. Ir mes to eglišakiu ateinam ir susirandam tą. Mums nereikia nei pasakoti, nei komentuoti, mes žinom ženklus. O eglė, tai tiesiog šakelė, bet yra simbolis, vėl kaip kalbu, tai yra simbolis, kuris neša mums informaciją. Kad to keliu mes ateisim į tą ribą, kur žmogus yra pašarvotas, išeinant iš šio pasaulio, eglė, kaip sakau, pasaulio medis, mes turim toks simbolis pasaulio medis, pasaulio stulpas, kaip ašis. Ir iš tikrųjų, jeigu imti ašį, kiekvienas mes esam šio pasaulio centras. Tai yra, šis pasaulis mes suvokiam kiekvienas individualiai. Sako, Dievas tai yra apskritimas, o taškas yra visur. Tai yra, kiekvienas mes esam tas taškas. Ir mes šį pasaulį suvokiam individualiai. Ir tai, kad mes kiekvienas esam pasaulio centras. Ir jeigu mes iš to taško išeisim, tada pasaulis labai gražiai mums išsikloja prieš mus. Tai yra, neieškant tų centrų kitur, bet mes išeikim visada iš savo vidinio centro. Ir jame matykim tą centrą ir labai gražiai visas tas pasaulis atsiveria po mūsų akimis. Čia šiame paveiksle kaip tik kalbėjau apie eglę, kuris simbolizuoja pasaulio medį. Teko matyti Žemaitijoje ne vieną sodybą ir ne tik Žemaitijoje, kur sodyboje kitą kartą, vėl, kaip sakant, tai yra tarytum paslėpta informacija. Ateini sodybą, matai visokių medžių, o centre sodybos viena eglė auga. Tai būtent visada ne vieną sodybą teko matyti, gražiausios sodybos ir viena eglė garbingiausiai vietoje arba tiesiog viena eglė kažkur tai pasodyta. Tai būtent toj sodyboje simbolizuoja pasaulio medį, tarytum tas amžinos gyvybės simbolis. Ir šitame paveiksle pabandžiau nutapyti, kaip yra mūsų sodžius, yra kaip tas dvarelis vadinamas, visose dainose mūsų sodyba, tai yra, kas yra sodyba? Tai yra uždara erdvė, kur yra makro ir mikrokosmosas santykis, ir mes gyvendami toj sodyboje, ir pats pastatas, visa ornamentika, kampai, ir visi kraigai, ir visa viduj patalpose, visą mes turim tą simboliką, ir taip pat mes turim tą vyšnių sodą, kaip minėjau, kriaušių sodas, obelų sodas, visa simbolika. Ir dainuoja, kaip dainuojama, kad atlėkia sakalėlis ir galvoja įskrist pro kokius vartelius. Yra 4 varteliai, vadinasi, simbolizuoja 4 pasaulio šalis į dvarelį. Mergelė sėdi, sakalėlis atlėkia, mergelė sėdi vyšnių sode visada. Ir vyšnių sode. Ir sakalėlis bando, arba, kuris simbolizuoja bernelį, bando praeiti, sprendžia pro kurios vartus patekti, į kokį sodą patekti. Toliau, kita, kad prie vartų rymo motinėlė. Motinėlė rymo prie vario vartelių ir ant aukso lazdelės pasirėmusi. Visa simbolika sudėta. Tai mes
yra tiesiog nuostabi ta simbolika ir ją čia reikėtų atskirai komentuoti taip, kaip yra tokioj dainoj. Aplamai mūsų liaudės dainas tai yra mitologiniai tekstai. Tai yra irgi, kas yra etnografija ir folkloras, tai vadinama neraštingųjų Biblija. Tai yra žodinė Biblija, tai yra informacija apie šį pasaulį, apie žmogų, apie dieviškas erdves ir šitą, ir visą perdodama žodžių, dainos formos pagalba ir įvairiais šitais simboliais. Tai sodo simbolika, sekantis soliarinis ženklas saulės simbolis, sekantis paveikslas yra žmogaus ženklas, žmogaus simbolis. Aš kitą kartą visada pabrėžiu, kad šitą ženklą radau mūsų nėriniuose, jis 18-19 amžiaus nėriniuose nunerta ir kaip nekeista, aš jį radau Afrikos meno muziejuje vienam ir vienoj iš Afrikos tautelių ant laidojimo urnos lygiai, identiškas ženklas. Tai pas mus tikrai močiutė, kuri nėrė nėrinius kaimo, nematė ten to ženklo ir ten, kur darė, nematė pas mus. Tai aš tą noriu ką pasakyti, kad tai yra mūsų kultūra susijęta su viso pasaulio kultūra. Mes turim visas struktūras identiškas ir mes einam, kaip čia, kaip ir Jungo teorija yra, archetipinė sąmonė yra, kur mes tokiam lygmenį turim visą informaciją. Ir tik turim įvardinę savom kolorite, kaip sakant, savoje kalboje, ir aš siūlau visada gilintis į mūsų kultūrą. Reikia svetimas kultūrą žinoti, bet pirmiausia reikia savo labai gerai žinoti. Ir tada mes per jas nueisim į svetimas ir ten labai gerai jausimės. Ir tai, kad kada šitą ženklą pamačiau, ir tai jis mane labai nustebino. Tai buvo ne pirmas atvejis, kad aš pamačiau identiškus dalykus kitose kultūrose, tas kas pas mus. Ir kur analogą, kur sakyčiau, kad galėjo mūsų kaimo močiutė nusirašytą informaciją, ornamentus radau labai identiškus kitose kultūrose. Tikrai audėja negalėjo nuo to matyti, į to laikmečio, kada buvo išausta, bet ta informacija dar kartą miniu, kad tai yra ateina, mūsų gelmėse randasi ir ją mes savyje tarytum turim. Ir taip einam prie sekančios salės, yra etnokosmosas, yra dvasinis kosmosas ir ornamentos tas kelias atvedė mane čia. Tai yra mirimo momento perėjimo į kitas erdves ir mes tam tarytum patenkam į mitinę tą erdvę, tą metafizinę dangiškąją erdvę ir čia tiesiogiai išeinam į tą dvasinį kosmosą. Žinom, kad yra tas mikro ir makro kosmosas, puikiai tas visas kategorijas mokslas yra įvardyjęs ir aš tai vadinčiau dar dvasiniu kosmosu. Mes turim tas vidinės šviesas vadinamas, vidinės saulės. Jeigu jūs ne vienas tikrai užsimerkę matėt jas viduj savo, ar sapnavot, ar dar kažkokiu tai būdu, tikrai lietėtės prie tų vidinių šviesų, prie tų vidinių švytėjimų ir mes dažnai vadinam, kaip ir sako šviesus žmogus ar panašiai, tai mes kalbam apie tas vidinės šviesas. Tai vat šitam cikle kosmogoniui pabandžiau nutapyti tas struktūras, kurios mūsų mitologijoje yra tarytum užrašytos. Tai pirmiausiai paimsiu mūsų sodus, pavadinau kosminiais sodais. Tai liaudės dabar buities muziejuje ir dažnai ir parduotuvėse matysit nupintus sodus iš šiaudelių šitas struktūras, piramidės, apačioj rombus ir paukščiukus skrentančius. Tai šitie sodai simbolizuoja pasaulio sandarą, tai yra kosmoso ir šio žemiškojo pasaulio visą struktūrą simbolizuoja ir visą piramidę viršutinę ir apatinė ties paukšteliai tai simbolizuoja tas dvasias mūsų, tarytum mus simbolizuoja, nes mes iš tikrųjų esam tarp tų dviejų pasaulių. Tarp žemiškojo ir dangiškojo, mes nei tame, mes kūnu esame šitame pasaulyje, dvasia esame aname pasaulyje. Ir mums ir yra tas, kad mums išbalansuoti tarp tų dviejų pasaulių ir jame orientuotis. Tai sodai būdavo apinami, tai yra, jie, nepasakyčiau, kad apinami tiesiog yra padaryti iš šiaudelių, tai būdavo tarytum ir ritualas, jie turėjo būti padaryti iš arklio karčių, suverti ir dar su vašku suklijuoti, jokio mazgo. Ir tikras sodas, kuris gyvas, jis visada sukasi. Gali vėjelio nebūti, nieks nejudėti, kambarį jokio oro, o jis visą laiką juda, tas gyvas sodas. Tai yra vadinamas gyvų sodų, kuris tikrai gerai padarytas, jis visada judantis. Šiaip tai dabar naudoja lininius siūlus ir jeigu to, o šiaip tai kaip šaltiniai rašo, kad arklio karčiai, o arklys pas mus yra toteminis gyvūnas, kuris yra perėjimas ribas į anas pasaulis. Mes savo vėliavoje turim vytį.
baltas arklys ir žirgas. Tai reiškia vėlė einant į dangų. Tas karys, kuris žuvo už Lietuvą. Ir jisai virsta tą dvasia vėlė, jis su žirgu eina į dangų. Jo vėlė yra pavaizduota. Tai mes turim mitologinį simbolį savo vėliavoje. Ir šičia iš tikrųjų tai yra šitas baltas žirgas visada buvo mūsų totemas, jie buvo laidojami pagal papročius ir su jais nebuvo dirbama, tai iš tikrųjų ir žirgas visada yra perneša į kitus pasaulius ir apsauginę funkciją turi, ir su laime surišta, su likimu surišta, ir žirgai būdavo kartais kartu laidomi. Ir dabar labai gerai tą iliustruoja, aš ir pastoviai miniu, ir va čia prieš 2 dienas išeinu į kiemą, ryte stovi priešais mašina ir ant mašinos priekinių grotelių pasaga pririšta. Tai ką, senovė tai buvo mūsų toteminis žirgas, kaip jūs šitas, tai tas tiesiogiai arklys, kadangi mes dabar pakeitėm į metalinius, bet visiems mes pririšom tą pasagą ir tas mašina mums yra toteminis žirgas tampa. Ir tą pasagą, tarytum, saugo, jeigu tikrai to šeimininko paklausti, jis pririšo, atliko tą mitologinį ritualą, kad apsaugot nuo avarijų, nuo nelaimių ir tarytum apsauginę funkciją neša. Tai yra, iš tikrųjų, tai yra antiek gelmėjom, jis sėdi tą mitologiją ir jūs net neįsivaizduojat, kaip mes, arba žiūrėkit, kaip vyrai sveikinasi. Tik per slengstį vienas kitą tempė į šitą, kad tik per slengstį nepasveikinti. Sako, susipyksim. Iš tikrųjų, šitas slengstis simbolizuoja vėl simbolius. Teko matyti, kada, pavyzdžiui, povas prie lovos yra išsiuvinėtas, mačiau sodyboje, povas, labai gražus didelis povas, prie lovos kilimėlis miegamajam. Dvaruose buvo. Tai vat, bet tai, kad povas paprastai simbolizuoja šitą amžinybę, vat, povo simbolis. Ir tai, kad tai aš jį ten neatsitiktinai į patį centrą ir patalpinau. Povas kaip po simbolis. O šiaip tai mūsų toj mitologiniai simbolikoje, kaip nekeista, povas užima savo vietą. Sekantis yra Saulės sodas, tai yra išskaidyta Saulės šviesa. Žinom, kad šviesa tai yra, jeigu pro fizikoje per prizmę praleisim, jis suskyla į visą spalvinę. Spalva tai yra šviesa. Jeigu galėtume, mes galėtume šviesą pačią tapyti. Galbūt ateis tokios technologijos ar kažkokios tai būdai, kada galėsim šviesos pagalbą tapyti, nereikės fiziškai maišyti dažų. Nes dažai yra labai riboti ir tikrai jie riboja galimybės perteikti šitos spalvos galimybės, šviesos galimybės perteikti. Tai kiek tai įmanoma, tapytojai visada stengiasi, kaip sakant, vieni geriau, kitiems, kaip sakant, ne taip gerai pavyksta, bet visada įvardinčiau tapybą kaip šviesos meną. Ir neatsitiktinai tapyba tarp vizualinių menų visada stovi pirmam numeryje. Aš ne dėl to, kad tapytojas ir girčia tapybą, bet jinai taip statistiškai kažkaip nusistovėjusi, nes iš tikro visada paveikslą mes žiūrim kaip virtualią erdvę, jau dabar kompiuteriškai kalbėti, jeigu tai virtuali erdvė paveikslas, iš tikro tai jis turi tik tais tam tikrą svorį ir mechaninį dažų sluoksnelį, o mes jame įžiūrime tą vaizdinį. Ir yra posakis, kad paveikslas gimsta ir miršta mumyse. Paveikslai gimsta ir miršta mumyse. Kada mes įžiūrime juos, į mumyse gimsta, kada nustojam žiūrėti, nusisukam, ar juos užmirštam, jie mumyse miršta. Tai ir nesiknai, tai yra, kad ir toks legenda tokia, kad dailininkas tapė paveikslą ir jis nuėjo į tą paveikslą. Tai yra, jis nutapė tą metafizinę erdvę, tą kitą pasaulį ir sugebėjo pereiti tą ribą ir nueiti į anapusinį pasaulį. Yra labai daug visose tautose. Taip pat mes ir lietuvių turim tokią sakmę. Taip pat šitie sekantis čia šiek tiek liečiasi iš archainių kompozicijų. Ir tai yra dienos ir nakties, saulės ratas, dienos ir nakties ciklas pavaizduotas, yra 4 spausios šalis, yra ir 4 materijos būsenos, ir dvasios būsenos, ir ugnies sodas, tai yra ugnis visada, kaip minėjau, apvalomoji, nuskaistinanti yra, apvalanti ir pakelianti. Ir tarytum per ugnį praėjimas. Mes turim Sovijaus mitą, kada tėvą palaido ir sako, į žemę, ant rytaus ateina sūnus, klausia, kaip tėvai jautėsi? Sako, kirminai ėdė ir panašiai blogai. Tai medį patalpino, ateina po dienos, sako, kaip ten, tokias bitės vabalai griaužia irgi blogai.
Tai jis sudegino, ant rytojus atėjo, sako, kaip jautiesi, tėve. Sako, labai gerai jautiesi. Tai mūsų tas Saulius mitas ir yra pagrįstas to, kada lietuviai savo laiku degino kūnus ir buvo kremacija. Tai yra tas, tarytum per ugnį, tai yra tas perėjimas, kaip sakiau, tie vartai, ugnis, kada yra perėjama, atsikratoma šio pasaulio, kaip čia tas, ne tai, kad atsikratoma, bet paliekamas šis kūnas, jis sunaikinamas ir kad nebūtų grįžimo ryšio jokio su kūnu ir perėjimas į aną pasaulį. Sekančiai paveikslai yra kosmogonijos, tai yra kalbu apie kosmosą, tą kosmogonija tai yra kosmoso gimimas, čia kaip įvardinti. Ir jos irgi numeris įvardyju, tiesiog yra taip pat šitos dvasinės struktūros, jeigu einam 1, 2, 3, 4, šitos 4 sferos ir taip pat šičia dalinasi taip pat kitų plonai ratais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ratai ir kiekvienas turi savo spalvą ir kiekvienas šitas spindulys ir kiek spindulių kiekvienam taške yra skaičiaus simbolika. Šitie paveikslai jau turi skaitmeninę skaičių simboliką, o mes žinom puikiai, kad jeigu einam vestuves nešam 3 gėles, ar 5, ar 7, ar 9, ar kiek, o jeigu einam laidotuves nešam 2, 4, 6, niekada nenešam priešingai. Ta visi puikiai žinom, nes su skaičiu mes turim labai surišę, kaip sakant, net jeigu skaičius porinis laidotų metu eina su šitą anapusiniu pasauliu, o jeigu mes ateinam vestuvės, yra su šio pasaulio skaičius 3 ir kartu dangiškojo pasaulio neporinis skaičius. Ir šitose paveiksluose yra skaitmeniniai, įvardyčiau skaitmeniniai žemėlapiai. Jie turi skaičių visą planą tam tikrą. Ir tada tie skaičiai susipaprastina, susiveda iki tam tikrų kitų skaitmenių ir jie susiveda į 1, 3, 7, 10. Šitie kosmogonijų paveikslai. Sekantis paveikslas yra juodoji žvaigždė, tai kaip juodoji saulė, tamsioji saulė, juodoji žvaigždė, tai yra ta žvaigždė, kur nėra dar šviesos, kur viskas, kaip ten ir šventame rašte buvo parašyta, kad buvo tamsa, paskui pirmiausia atskirta šviesa nuo tamsos, tai yra pasaulio gimimas, paskui buvo vandenis ir vanduo nuo žemės atskirtas. Tai tie pirmieji, tai yra pasaulio sukūrimo momentai ir mūsų mitologijai lygiai taip pat yra visos tos struktūros įvardytos to pasaulio sukūrimo. Ir taip sekantis, praeinu šiek tiek kosmogoniją, kuri ten yra žmogaus ženklo šone, turit kaip matysit, kurį minėjau tenai, ir kaip tik apačioje yra kaip vandens simbolika struktūra, ir eina virsmo ženklai ir laiveliai. Laivelės visada žymi, kaip sakant, tą ribą tarp pasaulių. Tai yra kaip plaukianti saulė, tai yra laivelis. Ir kaip liaudės dainose plaukia upelį, laivelis, atame 5 mergelės šokančios. Arba 100 mergelių sėdi juodais rūbais. Tai yra būtent tas perinančias į anos pasaulį simbolizuoja. Tai yra, jau reikėtų kalbėti atskirai ir labai daug iliustracijų galėčiau prie to pridėti. Bet dažysim kiaušinius. Tai iš tikrųjų tai yra senas tas mūsų ritualas, kaip mes save atmenam. Ir tą velykinio kiaušinio dažymas jūs įsitraukėt į pasaulio sukūrimą. Tai yra tarytum simboliškai jūs sukuriate pasaulį, į tarytum šitos visatos gimimą bandot rekonstruoti ir modeliuoti. Su tam tikrais ženklais. Ir tam tikrais, ir kaip žinom, kiek yra nuostabių pas mus kiaušinių ir visi kiek ornamentais ir simboliais patalpinti. Arba net tiesiogiai jo nudažymas įvairiomis spalvomis ir paskui kaip grožėsi mačiau žmonės ir kaip visi laiko tos kiaušinius ir džiaugiasi jais. Ir iš tikrųjų tai yra čia, kaip sakiau, tas mūsų per Velykas mes dažydami kiaušinius, mes tą bandysim rekonstruoti tą modelį. Pasaulio visatos ir kosmoso sukūrimą. Tai mitologijoje mūsų yra keletas kiaušinių, tai vienas aš jų nutapiau žaliai kiaušinį ir nutapiau auksinį kiaušinį. Žaliasis kiaušinis daugiau simbolizuoja gyvybės gimimas, auksinis yra dieviškos erdvės. Auksas, kadangi su auksu visada yra dieviškoji erdvė susieta. Ir žaltys, tai yra kosminė gyvatė, kuri yra irgi virsmo ženklas, amžinos gyvybės, atsinaujinimo ženklas ir visatos. Taip pat kiaušinį galima simbolizuoti kaip gimdą, nes šitą kiaušinis tai tarytum gimda ir tarytum susiečiau, aš kaip ir moteris, kada yra padėtyje ir gimdo kūdikį, tai tarytum tampa to kiaušinių, kuris gimda naują visatą. Žmogus tai yra nauja visata gimsta.
Tas kaip dvasinio kosmoso struktūras, tai yra ten įvairios spalvos, yra ir iš tų, kaip čia sakiau, skaitmeniniai simboliai ir įvairios tos spalvinės, tos geometrinės struktūros simbolinės. Sekantis paveikslas yra kosmogonija numeris 2, tai tame paveiksle jau, čia pasakyčiau, pasisekė nutapyti 9, nes iš tikrųjų, kad nutapyti tam tikras lygmenis reikia pačiam, kaip čia kažkaip tai dėti iki tokio lygmens, nes būna, kad tapai paveikslą ir negali, padėtis mėnesį, 2-3 stovi ir negali jo paliesti, tiesiog jeigu nesi tam tikros būsenos, kad galėtum jį toliau auginti. Nes jeigu ateini, pasijauti žemesnis už tą paveikslą ir negali jo paliesti. Kada jau pasijauti, kad gali jį vėl auginti, rytum, tai gali vėl įsitraukti, tada pradedi toliau prie jo dirbti. Tai jie taposi dėl ko ir labai ilgai. Ir šičia taip pat yra skaitminė simbolika, bet ir šitų žiedų, ir soliarinių ženklų, ir visa čia kiekvienos žvaigždės, jeigu pastebėsit 5, o šičia yra 6, čia 7 spinduliai ir taip toliau. Čia kiekvienas ženklas, kuris pavaizduotas, gali pavirsti simboliniu skaičiu. Jos galima užrašyti kaip skaičiais visą šitą paveikslą ir jisai tarytum skaitmeninis paveikslas taps. Aš jų turiu tos skaitmeninius žemėlapius, kaip vadinu, tai va turiu tokias pasidaręs, bet kažkaip tai nesiryžau aš čia pakabyti prie tų paveikslų ir čia padaryti problemą žiūrovams, kas čia dar yra tokio. Tai va pabanduoti tais pakomentuoti. Ir jie, kaip ir minėjau, taposi ilgai ir, pažiūrėjau, arba tą kosminį kiaušinį auksinį tapiau net 6 metus, per jį nusitapė kiti paveikslai ir jeigu ilgai tapant galvos, jau labai ilgai reikėjo gyventi, bet aš jų tapau daug iš karto, taip kad ten, pas manęs ten 10 ar daugiau paveikslų iš karto taposi, tai būna, kad vieną kol nutapai, ten prieš tai į tarpą turi nutapyti kitus, kad galėtum prieiti vėl prie to, tarytum išsprendęs tam tikras problemas ir užsiauginęs save ir pradėti toliau tapyti. Grįžtame vėl prie sodų, tai yra prieblandos sodas, tai yra ta prieblandos zona, kada mes geriausiai jaučiamės. Mes šviesoje irgi ne visi mėgsta didelę šviesą ir niekas nenori tamsos. Tai toj prieblandos zonai didesnė daliai yra labai patogu. Tai aš tokį paveikslą tapiau prieblandos zonoje ir čia yra žalčio simbolis, kuris dažniausiai čia mus gundo ir sugundo toj zonoje tarpiniai. Ir kažkokius tai darbus nuveikti geresnius ar blogesnius. Tai va, ir sekantis yra žiedų sodas, tai yra dvasinių žiedų sodas, kada čia tarytum matrica tokia visa nutapyta, kiekvienas taškas tarytum tas žiedas. Yra didelis žiedas, čia mažesniai žiedai ir jie sumažėja iki taško, jeigu juos taip mažinant, tai tarytum simbolis yra ir visas yra užpildyta visa tų žiedų, tai yra tie žiedai, tai tarytum mes, mūsų dvasiniai sodai yra ir čia tas paveikslas taip pat turi va šitas dvasinį, pagal vertikalį dvasinius struktūrinius taškus. Sekantį perinam prie kosmogonijos, tai yra vėl yra dvasinės saulės simbolis ir jums dažnai gali įdomu, galbūt va čia galėsim pusmėnuliai. Ką reiškia pusmėnuliai ir jų, kaip matot, paveiksluose pas manęs daug ir jeigu jūs matysit geriausias iliustraciją, kada bažnyčioje matot ir Aušros vartų Marijos pusmėnuliai pavaizduota, tai yra būtent pusmėnulis reiškia, kad rodo iš ano pasaulio dvasinio pasaulio informacija. Tai yra apreiškimas iš anapus, iš dieviškosios sferos. Tai yra būtent šitas pusmėnulio simbolio prasme. Ir dėl ko mes turim tą pusmėnulį įvairiuose struktūrose vaizduojamas. Būtent tas ženklas reiškia, kad iš nefizinio pasaulio informacija ateina. Ir taip pat šičia, skaičiai, šičia. Ir dabar čia yra pusmėnulis vienas į apačią, kitas į viršų. Tai tarytum iš skirtingų erdvių gali būti ta informacija, taip pat, kaip sakant, iš įvairaus dvasinio sluoksnio. Dvasinių klodų. Sekantis yra paveikslas, yra kosminis sodas, tai yra, vadinasi, lietaus sodas. Tai yra šita kosminis vanduo, kosminiai vandenys, žemiškiai vandenys. Ir čia kosminis sodas išsilieja į tą žemiškuosius vandenis iš kosminio sodo, o mūsų šitie antelės, kuris simbolizuoja gyvybę, čia mūsų pačius, kaip vėlės, kaip gyvybė šio pasaulio ir šito pasaulio sandara. O vanduo, kaip ir vėl grįžtam, vėl tie simboliai, kaip matot, atsikartoja kitose klodose, kitose erdvėse, vanduo vėl simbolizuoja šitos
Kadangi ir mes patys, irgi, kaip sako ir mokslininkai, 80% mūsų kūnas sudarytas iš vandens. Mes reaguojam su vandeniu, reaguojam net ir mėnulio fazės, kaip vanduo reaguoja, taip lygiai taip pat ir mūsų kūnas reaguoja su šitą, kaip vandens tam tikras dalis. Ir mes turim tą tokią dvasinę šviesą, kaip čia pasakius, tos dvasinius švytėjimus, tokį kaip po simboliu. Kiti baltasis sodas, kada yra šviesos sodas ir auksinis sodas. Tai tikrai labai dėkingas, kad jūs turėjot tiek entuziazmo ir kantrybės išklausyti mane ir mano komentarus, ateiti į šitą šiandienį parodos uždarimą. Ir dėkingas visiems, ir dėkingas Jonui, kuris labai viską nufilmavo, ir dėkingas tikrai visiems, kas čia apsilankė šioje parodoje. Ir pabandžiau aš čia pakalbėti ne daugiau kaip apie save, bet aš daugiau kalbu apie tai, kas esate jūs, kas yra mūsų tauta, kokios mūsų gelmės, kokia mūsų kultūra. Ir aš tik tais apie tai kalbu, ne tai, ir tas tikslas mano buvo ne tai, kad pasigirdžiūrėkit, ką aš čia mandraus padariau, ir kažkas tokio, bet tai yra tikslas daugiau parodyti, kad vis dėlto, kad mes turim tikrai nuostabius dalykus ir kad dabar yra tendencijos tokios, kaip sakant, eina, kaip sakant, tokia pragmatinė daugiau kultūra ateina ir kad mums kažkaip tai išlikti, kažkaip tai mums atkreipdėmėsi į save, nepamiršti savęs ir visą tai tikrai, ką mes turime nuostabaus, nebijokime savyje atskleisti ir visą tai parodyti ir patys savo pamatyti, patys prieš save. Ir dar kartą ačiū ir malonu buvo su jumis susitikti. Jeigu kam yra klausimų, Ar jūs vėliaus raštus skaitėte? skaičiau. Aš žinau, jau išleistus tomus, turiu visus ir čia puikiai. Ar čia yra bent kiek, aš sveikinu su laiku, ar čia yra bent kiek mūsų tautinių raštų, čia taip žiūrėti? Yra, žinokit, tą, ką mūsų tauta daro, visi daro tos tautinius dalykus. Kitą kartą, jei bent sąmoningai mes kažką pažiūrim, pabandom plagijuoti svetimą. Bet jeigu mes darom iš vidaus, iš širdies mes padarom tik tautinius. Ir dabar tiesiog pasižiūrėjau, tai kaip šoko šitie ansambliai su tautiniais rūbais, pažiūrėjau į suknes jų. Tai jos galima buvo priklijuoti prie paveikslų ir buvo identiškos spalvos, nes tas spalvas, kurias aš čia perteikiu, aš tikrai studijavau sąmoningai, dar studentas būdamas profesionaliai šitas koloristika, mūsų etninė koloristika, kur yra dzūko, aukštaičių, suvalkiečių, žemaičių. Iš tikrųjų mes turim, tie regionai turi savo spalvinius spektrus, sakyčiau, savo spalvinius kodus savotiškus ir tai yra iš tikrųjų yra ta informacija ir tą, ką padarot iš tikrųjų iš vidaus, tai tikrai jūs padarot lietuviškai ir padarot tikrai tikrus dalykus. Ačiū. Ar jūs sekmadieninėm mokyklom tautinėm, jūs niekada nebuvot pakviestas? Ne. Tiesiog mes čia dabar bendravom. Tai aš čia pabandžiau kažką malonu.
labai atsargiai su jom reikia naudotis. O tai ypač, kas liečia kitus žmonės. Čia aš esu labai... Taip. Taip, bet negalima šitą žinių turiu žinių, bet tai, kad dar ypač kito žmogaus atžvilgiu tą informaciją naudoti, čia aš matau labai atsakingai. Tai atsakingas naudas. Tai mes visi tą žinias turim, visi tą informaciją turim, iš tikrųjų. Šitą... Nežinau, kas bus dabar, koks pavasaris bus. Tai mes per daug supaprastinam šitą reikalą, aš manau. Kad čia nėra esminiai dalykai. Čia nėra esminiai. Čia jis bus pavasaris, jis tikrai vyks, jis tikrai viskas išdyks, viskas pražys. Tik galvas sugalvos potvynis. Ne, tai čia jie per daug mes gyvenam tuo momentu. Ne, tai čia utilitarinė jau prasmė. A tai neturi prasmės. Palengvins šitą. Sakykit, kad nebijokit, Va tai būtent, tai visiems tas potvynis... Nebus pasaulio pabaigos. Čia vaikščiai žmogelis rašina, pasaulio pabaiga, bus žiūrėkit, tuoj pat bus. Sakau, tu baig, sakau, sėdėk, ramiai. Būtent, ramiai Kam viskas. to panika? Tai jau būtent, ačiū labai. Ačiū labai. Aš norėjau žinoti. Ačiū. Tikrai neatsigaunu. Giliai išgyvenau. Ačiū, kad atėjot. Ačiū, kad atėjot, malonu matyti. Ačiū, kad atėjot. Tai man pabandžiau kažką dar papasakoti. Kažkiek tai trumpai pabėgti. Nu, šiandien jau rytoj paskutinė diena, uždarom vežam į Žemaitiją. Į Žemaitiją bus galima dar ją pamatyti. Turi visą Lietuvą pamatyti. Nu, nežinau, kiek ten, kaip Žemaitiją, tai vežam dabar. Kaip Plungės muziejus. Lietuvių liaudės tokia mitologija. Nu tai, kad tai yra, Viskas surišta taip. aš neįvardinu lietuvių liaudės. Liaudės tai visi mes. Taip, bet vis tiek Čia yra mūsų mitologija. Ir mes kartais dažnai po liaudį suvokiam, kad tai kažkas tai kiti liaudės yra, mes ne liaudės. Iš tikrųjų mes, Eglė pati, mama, aš, visi mūsų supantis yra, mes esame ta lietuvių liaudės. Ir mūsų čia mitologija yra. sėkmės destrukcijos. Va, ir mitologinį vardą turit, va, dukterį jūs ieškote. Va, ir kaip tik pakalbėjau apie legendą pačios. Viskas kito. Tai va, ačiū, sėkmės. Dėkui. Aš norėjau paklausyti, iš tikrųjų, galima lyginti su mandalom, nes kažkaip panašus šitie paveikslai. Nu taip, tai mes turim tas, mes paprastai po mandalą, tai žodžiu dažnai tai jau iš karto asocijuojam rytiečiai. O iš tikrųjų paimti mūsų audinius, kapas, dirvonus, jeigu taip jau pirmą imsiu, tai aš jums paimsiu, kiek mandalų parodysiu vienoje kapoje. Bent 20 variantų iš karto parodyti jums, paėmęs vieną kokį audinį. Tai yra tiek struktūrų, ten sudėta tų mandalų struktūrų. Ir dažnai be savo kultūros suvokiam per kitas, nes ten būna daugiau informacijos, o apie mus nekalba. O mes, jeigu žinotumėm savo informaciją, mes per savo skaitytumėm kitas. Ir kitos kultūros turi tas publikacijas įdirbs. Nu, aš tikiuosi, kad mūsų dabar jau su atgimimu atsirasti. Susipažinau su mandalos piešimo, reiškia, technologija ir man tai patiko, aš pradėjau piešti ir aš žiūriu, kad kažkas panašaus gaunasi. Aš vis tiek nenupiešiu taip, kaip gaunasi, kaip jų rytiečių mandalos. Tai nereikia piešti, bet jos gaunasi tokios kažkokios, bet man labai patiko jas piešti. Nu, tai ir pieškite, tai tvarkoj. Kažkas tai matyt yra pasąmonė. Reiškia, mes nebegalim mausti, mes nebegalim ten kažkokiu tai daryti, tai vad norisi kažkaip taip matyti save išreikšti. Jeigu atsitinks audėjas, atsiras kitokias formas. Nes šiaip aš niekada nebuvau piešusi, jaučiu to poreikio, bet kai pradėjau mandalas, man atrodo, Mandalas tai dvasios. taip pat, net ir skubot pieši kažko. Labai gerai, kad piešia. Vadinasi, viduje jūsų mandalas yra. Aš sakau, visą informaciją mes turime. Ir kai važiuoji traukiny, atrodo, va čia vaikštai po tą vagoną. Ir atrodo, tas traukinys gali įspūdis, kad jis stovi. Nu, tai yra, mes visi vienoj erdvėje, vienoj plokštumoje ir mes net nejaučiame, kokiu greičiu judame. Tai aš pabandžiau savo studijomis tarytum išeiti iš tos erdvės ir pamatyti mūsų kultūrą iš šono, kokia yra. Ir kada aš pabandžiau išeiti vidiniai, atsitraukti, tai tada pasimatome visi dalykai. To, kol sėdi vidai, neina pamatyti. Reikia išeiti ir pamatyti tą iš šoną.
Tai tarytum save pamatyti iš šono. Tarytum išeiti iš mūsų kultūros, iš savęs išeiti, pasitraukti nuo mūsų kultūros, iš šono. Ir tada atsiveri visi tie dalykai. Tada jos pamatai tą peizažą. Jeigu sėdi peizažą, niekada nepamatysi. Reikia ant kalno išeiti iš to peizažo, išlipti ant kalno ir tada pamatai, koks peizažas tenai buvo. Ir aš pabandžiau šitą išėjimą daryti. Tai būtent studijų pagalba. Studijavau, gilinausi ir pabandžiau išėjimą tą daryti. O šiaip pastoviai reikia tarytum išeiti, bet kada jau susigaudai, tada gali vėl grįžti į tą peizažą ir tada supranti jo struktūrą. Ir jau tada iš arti tas pamatai. Aš jau čia taip iliustruoju, kaip su to peizažu. Kada kol jame esi, kaip būna, kad nematai. Vidui esi. Pats esi tampi detaliai ir nematai. Bet pasitraukdamas, tai tarytum. O jūs katalogo neturite išsileidęs? Ne, čia ekonominės galimybės dar neleidžia išleisti. Čia reikia brangiai kainuoti. Yra mano svetainė, tai ten svetainė yra informacijos. Aš ten turiu padėjęs įvairios informacijos, svetainės adresas, tai svetainė yra informacijos, ten yra reprodukcijų įdėta gan daug, kas turi galimybę. Spalvuoto reikėtų. Reikėtų, bet tai yra brangiai kainuoja. Kol kas aš... Skaidrės padaryti galima. Bet tai tada tiražuoti yra problema. Tai yra katalogas spausdinti. Skaidrės jau ir dabar jau skaidrės atgyvenusios, jau nenaudoja niekas skaidrės. Bet vis tiek galima. Tai spalvotų fotografijų kiek turiu, bet žinot, jas reikia dauginti tada ir atspausdinti, tai čia prasideda ekonominė situacija. Bet kol kas dar ne. Gal kada išleisiu, turėsiu galimybės, tai išleisiu kokį albumą. Neatėjo, kad mokiniai girdėtų jūsų kalbą. Tai mano mokyklų. Tai vieną paveikslą parduokite Rytoj kabos, visą dieną dar kabos, o pirmąjį ryte nukabinu ir paroda bus Plungėje mėnesį laiko. Plungės Oginskių rūmuose, Žemaičio dailės muziejuje. Šitų paveikslų neišvežti už tai. Nieks neveža kol kas. Sakau, vieną paveikslą gerai vykus, tai parduokite pas katalogas. Čia, kaip čia... Aš čia kaip čia, apie komerciją neįdomu kalbėti. Ar jūs... Taip, yra realybė tokia. Prašau. Nieko, aš sakiau, padaugį tą patį paveikslą, daug kartų. Tai tiesiog yra reprodukcija gera padaryti, tada gerų reprodukcijų ir tada žmonės. Bet tai irgi, tai sakau, surištas su visą ekonominė situacija yra. Prastai čia tos dalykus nėra. Tai atsiras, kaip nupirš kažkas, tai vis tiek. Kas čia žinau. Įsigyja paveikslas, šitą, ką jūs matot, šitą kolekciją, yra dabar pakabyti 75 paveikslai. Šita tema yra nutapyta jau 150 su viršu. Likusi 75, ne visai 75, sakykime, apie 50 tai yra privačiose kolekcijose. Yra įdomių paveikslų, kurie čia tikrai būtų papildę dar šitą parodą, bet aš jų nežinau net kur randasi. Kada iškeliauja, jis iškeliauja, nežinai net adresato, nei savininko. Tai ar Lietuvoje, ar užsienis. Taip, kad išeina tie paveikslai. Taip, jie ne... Parskrenda katalogų, Ta tematika, tai aš jau, kiek čia dabar, apie 20 metų. Tai šito ciklo tikrais nutapyta jau virš 150 paveikslų. Pavyzdžiui, raudų ciklo dabar kabo čia 12 paveikslų, jų yra 40. Kitų neturiu. Yra privačiose kolekcijose. Aš čia tik parodžiau pačius didžiuosius, kurios, kaip sakant, išliko pas mane. O visi mažesni formatai, net ir kai kurie dideli yra iškeliavę privačiose kolekcijose. Pavyzdžiui, jūs matot, šitą beveik visą ciklą matot. Vienintelį ciklą jūs matot visą. Čia tik vieną paveikslą. O archainės kompozicijos iš 43 jūs matot tik 25. Ne, tiesiog kažkaip tai jie pas manęs išsisaugoja kol kas. Tai va. Tai yra ne vienų metų darbų, tai yra praktiškai kelias, aš vadinu. Ir aš netapiau iš karto kosmogonį. Kosmogonis yra paskutinis ciklas. Kada atėjau per šitas. Aš net nemaniau gyvenimą, kad šitokius tapysiu. Bet kada aš nuėjau, žinot, tai eini keliu, ateini, žiūri gėlė žydį, žiūri obelį žydį, žiūri ąžuolas augo. Ir taip ateini vis atrandi kažką. Tai yra, čia yra praškai tapyba, yra kelias. Tam tikras, aš taip įvardinčiau, dvasinis kelias. Tai yra, žinokit, menas visais laikais buvo ritualas.
Ir meno kūryba buvo ritualinis veiksmas. Ir menas tik tais atsiplėšė nuo ritualo ir nuo religijos. Ir tik tais su 20 amžių taip pilnai atsiplėšė. O šiaip nuo renesanso atplyšo. Tai vat pradėjo. O iš tikrųjų tai senovėje menas buvo apeiginis dalykas. Ir užsiminėjo tik žinėjimu. Mes dabar tik tais susireikšmino žmogus iki tiek, kad jis sukūrė kūrinį, jis, kaip sakant, atmetė visus tos reikalus ir pasidarė pats savo reikšmingas. Tai kaip čia pasakęs, tai čia truputį yra labai negerų tendencijų šitą. O iš tikrųjų tai menininkas, tai menas, tai yra, sakau, buvo žinių reikalas ir ritualas. Tai yra meno kūryba ir meno kūriniai buvo ritualiniai veiksmai, ritualiniai apeiginiai dalykai visą laiką. Su civilizacija mes dabar tik tais atplėšim. Ir čia yra tas nuo žmogaus, aš sakyčiau, tam tikras, galima įvadinti net išpuikimas, kada žmogus atmetė, jis buvo visą tai vartojo Dievo garbį, darė meną, o jis dabar daro savo garbį. Menininkas. Ir sako, aš va čia kažkas esu. Iš tikrųjų, tai iš tikrųjų tai ne. Tai aš jau štai pasakiau, neatsitiktinai sakau. Aš kalbu ne dėl to, kad aš čia kažką padariau, aš kalbu, kas yra. Ir čia yra, visą laiką tai yra, kad iš tikrųjų, jeigu einant į tikras meno gelmes, visada nueini į ritualą, į religinis ritualinis reikalus. Kitaip. Tai yra dvasinis, kur dvasia prasideda religiniai dalykai ir prasideda tie. O šiaip tai, o kitų kelių eina tada destrukcija, tada nudvasėjimo klausimas yra, jau kitų kelių pradėti. O tada nudvasėjimo destruktyvus kelių. Nu, žinom, kad yra to meno tendencijų įvairių, žinot, puikiai yra ir destruktyvių kelių. Tada yra ką tada daryti su tuo jaunimu, kur jau iš to modernių menų tik tai nepadarė. Nu dabar šitą skatinama, ką darysi, gaila, bet šitą skatinama dabar tas kelias siūlomas, jis finansuojamas, jis yra įsiremiamas, jis skatinamas. Tas irgi turi tikslą savo. Bet tikslių nieko šiam pasaulyje nedaroma. Yra kažkam tai labai yra paranku. Bet dabar reiktų gal pastiko viso šito jūsų, ar nenumatyta statyti jūsų darbams muziejų? Ką jūs dabar čia, šitie, kokie čia muziejai? Kokie čia muziejai? Jūs kaip aš apie tą mes minčių neaudžiam ir nesukam galvos dėl to. Bet reikia pradėti austi mintis. Ne, tai čia jūs jau mane kažkaip tai nepatogią padėtį. Ne, tai tada kaip tik ką tik aš pasakiau, prieštaraus mano minčiai. Tai yra, kad jeigu kas nors apie tai kalbėti. Nes tai darai ne dėl savęs ir ne dėl savo kokios garbės, o tiesiog bandai pateikti tą informaciją žmogui, kitiems, savo pačiam įsiaiškinti ir kitiems pateikti, kai yra koks tas nuostabus pasaulis ir tikrai mes jį turim išgyventi nuostabiai ir džiaugtis, kad jį matom, džiaugtis, kad mes stovim čia, džiaugtis, kad matom tą šviesą. Tai iš tikrųjų tai yra kažkas tai fantastiško. Aš nežinau, jeigu įsigilinat, tai tikrai pagalvokit, tai yra kažkas, tai mes tik tai savy viduj, kada mes prarandam tą ryšį su pasauliu, prarandam, o mitologija visą laiką išlaiko tą kontaktą su visa visatu, su visų dvasiniais dalykais. Jeigu prarandam tos ryšius, prasideda mūsų problemos dvasinės, mes apsiniaukime, mes viduj nebematom, mes prasideda bėdos, nelaimės ir jų, ar ten dar kažkas tai tokio. O jos tai yra mūsų per dvasiniai dalykus. Mes įklimstam į tai. Gal pasakotumėt, kaip jūs tapot, kaip jums, kaip tas procesas vyksta, reiškia, jums ta idėja, ką, ar kažkiek. Jeigu jūs sakot, kad tapot kelis metus, tai... Nu, bręsta, aš sakyčiau, noksta tie dalykai kažkaip tai. Aš paveikslus vadinu nuokimu. Gali paveikslas nutapyti medžiaginę formą labai greitai. Medžiaginę formą. O jį reikia dar nutapyti dvasinę formą. Aš taip įvardinu tokį. Kad medžiaginiai tai paveikslą, tai tos dažus sumesti profesionaliai, tai yra, manęs kitą kartą čia klausė ir dabar čia net, kada interviu, sako, kodėl jūs nekalbate apie paveikslo tos profesinius dalykus, nu, čia kokios gražios spalvos, kokie sąskambiai, kokie čia gražiai kompozicija. Tai lygiai man tas pats kalbėti, kad sakyti žmogaus, žiūrėkit, kokie jūsų griaučiai gražus, kokie jūsų ten raumuo ant kojos gražus, ar ten kas. Aš taip gražus yra, žmogaus kūnas yra nuostabiai gražus, yra iš tikro tobulas grožis yra žmogaus kūno. Daug teko piešti ir studijavau rimtai.
Ir šiaip visas pasaulis yra nuostabiai tobulas, bet bet tai mes kalbam, kada kalbam apie dvasinius dalykus, tai kūnas yra tas agregatas, kuriame mes randamės. Mes galim kalbėti apie kaip tobulą mašiną, bet jinai, jeigu tas vairuotojas tenai išprotėjęs, tai ta mašina sudaužo greitai. Tai tada mes čia yra daugiau tos, kalbam apie vairuotoją. O kūnas tai mes šlifuot galim vienokias spalvas, kitokie. Profesionaliai tai yra technikos reikalas ir amato. Tu kaip supratas tobulas kūnas? Tikriausiai tobulas, kas? Taip, tobulas kūnas, pats kūnas tai tikrai tobulas yra. Labai gražus. Kad jūs minėjote ten kokį kultūrizmą, ten raumenys. Nu tai žmonės tobulino kūną. Ir kartu, O mes nieko nedarom jam. Nes pilvus auginam. tai mes kenkiam. Tai ką darydam, baudą uždėt? Persivalgom, kaip sakant. Baudą uždėt. Nu, uždedam baudą, paskelbam pasniką. Pranešam, vaikšto, žiūrėkit, storas. Pranešam į gamtos apsaugos inspekciją. Jau reikia pagauti baudą uždėti. Arba per 2 mėnesius sutvarkyti. Nereikia baudos, bet tai čia jis pats žmogus sprendžia, kaip jam gyventi geriau. Jis, kaip ten net įvardina atskiri filosofai, žmonės įvardė, teko skaityti vieną iš filosofijos, įvardina, sako, eina žmogus skrandis, tada jis galbūt nutukė. Eina žmogus ausis, kuris tik girdi, eina žmogus ten liežuvis, kuris tik kalba. Tai yra kaip po simbolį įvardina, nes jo silpnybė. Kaip jūs palaikot tobulybę? Nesupratau. Kaip jūs palaikot savo tobulybę? Kūne. Tai čia palaikyti neina, tik tai, man atrodo, Žmonės laukia jūsų atsakymų, kaip palaikyti save tobulą. tai čia visais laikais žmogus sprendė tą problemą. Nėra. Visais laikais. Jūs pažiūrėkit, va, teisingai sakė. Ne vien kūnu rūpintis. Man tas man griaučiai gal tobulą. Galima paklausti, o kaip jums suprasti ryšimo jausmų? Ar labai būna skausmingas atsiskirimas su darbu, kai reikia kažkam ar parduoti? Aš jokio skausmo. Nėra tokios stiprios. Kiek kas atėjo, jeigu mes kaip ten su žmonėm norinčiais, kaip sakant, susitarėm, įsineša jokios problemos, nes aš turiu tą požiūrį, kad aš tapau ne savo. Jeigu aš atėjau, man išdrožė klumpę, gavau dovanų, arba ateinu parduotuvę, įsigyju duoną, kažkas iškepė tikrai, iš širdies ar ne iš širdies, ar ten daugiau dvasių, man rūbo pasiuvo, tai lygiai taip pat aš atiduodu tą, ką aš turiu. Ir lygiai taip pat pas mokinius, studentus turiu, kada aš informaciją irgi net nemirktelinimas atiduodu tokia. Būna, kad tobulinę ir tą pasiekė supratimą 10 metų dirbęs, atiduodu per kelias sekundės. Tai yra, aš net juokauju, tą, ką pagailėjai, tą praradai, tą, ką atidavai, tą atradai. Principas, pagrindinis principas. Ką pagailėjai, praradai. Atidavai, atradai. Ir tas yra, kas, aš kadangi pedagoginį darbą dirbu, tai aš laiks nuo laiko išsikraustau kišenės. Aš jų čia susirenku informaciją, šiandien irgi kraustau savo kišenės. Aš išdalinu visą informaciją, va čia išimu, atiduodu. Tada mano tuščias kišenės, aš vėl ją kraunu, kitą gaunu informaciją. O kitaip, jeigu aš slėpsiu, pavydėsiu, suges, supūs į manį ir aš pats sugesiu. Tai va, aš turiu laiks nuo laiko atiduoti kitiem ir pedagoginę formą tą atiduoti, va, paskaitos metu atiduodu tą informaciją, aš ją atsikratau. Dailės akademijos studentam. Šiek tiek Kauno fakultete, tai piešimo ir tapyba, dėstau tiesiog tos amato, profesinį. Yra ir labai gabių. Yra ir labai gabių. Yra klausimas, visus aš giriu. Nėra, kurio nepagirčiau. Nes tai yra, aš žiūriu taip. Aš seniau žiūrėdavau, kad žmogus, galbūt jaunas, maksimalistas. Gal tas mažiau, daugiau gabumų turi. Dabar yra, jeigu žmogus atėjo, jis mokytis meno ar to, jis eina tobulėjimo keliu. Vienas yra tiek nuėjęs, duota tiek, kitas tiek nuėjęs, bet jis eina to keliu, jam neturi teisės uždrausti. Jam turi visą maksimaliai atiduoti, kad jis galėtų eiti to keliu. O tas tobulas, Nu tai kuriam duota, tai žinau, kuris, jeigu jis nesusipranta, tai jis dar netėjęs tokio laipsnio, kai susiprastas. O galbūt tada ir nėra tobulas, jeigu jis nesupranta. O jūsų kiek kelintas kursas studentų? Nuo 1 iki 6. Ir Ir magistrantus, ir studentai gal parodas rengia kažkur? Prašau. Studentai gal Rengia ir parodas, ir viską. kelintų kursų pradeda rengti? O jie turi teisę nuo 1 kurso. Šiais laikais. Anksčiau tai neleisdavo. Dabar jie gali net neįstoja rengti parodas. Jokių problemų. Jie ir rengia. Taigi šitiek studentų, kiek turi studentų? Daug, aš tiesiog neskaičiuoju. 50. Nu, kur daug. 100 autorių rengia parodas.
bandysime klausyti paskui. Nu, jie parodos netaip daug surengė, jau žinot, čia reikia, ne visi kiti baigė dailės akademiją, per visą gyvenimą surengė, žinot, tai čia įvairiai būna. 10 darbų gal padaro per gyvenimą. Nu, čia kiekvieno žmogaus individualus dalykas, aš nesikišu į kūrybinį procesą žmogaus, tai yra kištis į kūrybinį Ne, tai procesą, rengia tai tu parodą. pradedi vidinis jo dalykus Jie reguliuoti. rengia parodą, tai kviečia atidarimą. Čia pakviečia, kurie pakviečia ateini, kurie pakviečia, jeigu žinai, ateini dar pažiūri, ne visi pakviečia. Čia noriu paklausti. Tai tik tais galiu duoti, jo, tai aš galiu duoti jom tik svetainės adresą, kur yra informacija. Ir čia aš tada... Jo, ir aš dabar, aš turiu, šičia atviruko aš neturėsiu. Čia mano yra svetainės, ir mes svetainės informacija, tas pats kas katalogas. Apie tada. Jeigu ten įsidalino, atavėte, bet tada jūs... Oi, Roma, kad tai tada mane dažnai taip, jau mane konsultuoja. Oi, koks įkvapus sąrašas. Tai va, labai malonu, kad jūs atėjote ir malonu buvo bendrauti. Nu, čia mes galim kalbėti ilgai, jeigu apie mitologiją kalbėti tos dalykus. Tikrai tai čia paskaitų Reikia reikalas. būtinai išleisti. Ciklus paskaitos reikia skaityti. Būtinai, kad Nu, kas pakviečia paskaitom paskaitų. Čia iš tikrųjų. Praeitą žiemą Anykščiuose visą žiemą skaičiau 5 paskaitas. Vat apie sekmadieninė visą tai. mokykla tikrai. Nu, Sekmadienį, šeštadienį pusę 6 būna paskaitos. galbūt. Aš ne visada, matot, ir to laiko turiu nueiti. Ne visada aš ir to laiko turiu, nežinot, irgi užsiėmęs. Galbūt tada Kitą kartą sutiktume, ten ateina labai daug tokių. Tai va, mus nufotografuokit. Va, tada. Gali.